Tai va. Nu, davai, sveikatą. Sveikatą, ja. Markas pasikeitė šiandien. Norėjau Marką atbubinti, tai pabėgo. Kas čia dabar? Pabėgo. Marką atbubinti. Atbubinti Marką? Jo, būtų pasakęs, tai būčiau, žinai, gal nevaręs, bet dabar, žinai, pabėgo, tai pabėgo. Šiandien vietoj Marko pas mus Dainius, Lietuvos 3x3 krepšinio treneris. Kaip taip pristatyti? Ne? Tai turbūt. Daugiau nelabai ką veikia. Ja, mužikas Lietuvos. Mužikas. Jeigu žiūrėsit, kad nors 3x3 krepšinį, tai ir girdėsit balsą kažkur iš sklepo. Iš sklepo girdėsit. Blet, nakui, ką darai? Kur bėgi, iš to sakau? Tai čia Dainius yra. Aš norėčiau, kad tipo Markas su Dainiuku mėnesį pagyventų. Davai, nikštuką! Atsispaudimas! Bijau, kad Markas neatsikeltų, nebegrįžtų. Neatlaikytų? Neatlaikytų, manau. Jūs kai kur su Marku, tai labai sutartumėt? Ne, tai aš nesigyčiau. Užklasiniai veikloje labai sutartumėt. Ne? Ja. Bet reikėtų tada 2 skirtingų tualetų. Jau dabar niekaip nebeišvartysiu. Transgenderiams. Tai Markas grįž galės tęsinti. Dabar. Dainiukui pako, jis į Ispaniją išvažiuoja. Aš išvariau, jo. Paskui Japonija. O tai dabar tu ką tik grįžai iš Serbijos, ne? Jo, grįžom vakar. Ir kirpai Serbijai. Čia Serbo herkatas. Serbo. Kaip sakei? First. Ai, taip, pirmo? Jo. Ne, tai mūsų, žinai, kas varėm, kiek mes 6 varėm visi, žinai, nuvarėm kirpyklą, bet kas keista, kokie 20 kirpėjų, kirpiklėliai, ir 15 minučių, visus vienodai. Su šukė kerpa Serbijai? Ne, tik su šūkom ir su mušinėliu. Ir visi tokių herkatų, tipo šonai trumpiau, viršus. Pas visus plikai. Visi serbai taip pat, visi serbai taip pat atrodo. Jo, bet tai, nesumeluosiu, žinai, kiek, 8 euriukai. Gerai. Centre. Bet visi rajone, pavyzdžiui, visi taip ir kirpdavo. Jo. Tai ten tas Novisadas, mes kai buvom, grinai, toksai va, žinai, tai visa Serbija yra didelis rajonas. Nu, Belgradas biškai gal gražesnis, bet Novisadas tai toks, sakau. Nes senovinis. Jo. Krasnucha tokia. O tu tu iš Justuose, ne? Ne, aš iš... Sakau, iš Lietuvos, aš kur iš Justuose, tik tai 9 metus gyvenau. Taip, jo. Čia pravariau visur. Nes apie Dainių šiaip ir filmas yra. Taip. Žiūrėjai tu? Aišku, mačiau, buvau premjeras. Ai, tai yra, mes buvom. Ar tu buvai? Kas kvietėt? Ai, pats. Koks jausmas apie savo filmą žiūrėt? Pliamuškai, kažkaip aš nelabai to filmų norėjau, žinai, bet, tipo, patvirai, ten nelabai apie ką yra statyta filmą, bet kažkaip pasiūlė, galvojau, kodėlgi ne. Reikia įsimest. Bet kai gausi tas filmas, tai toks, sėdėjau to įdomi, o dar su tavim sėdėjom šaliagi. Jo. Aš tai gal... Alutį grįžnojau. Galvojau, bet koks jausmas, taip, nes žiauriai keista. Nes aš, pavyzdžiui, man asmeniškai, aš net gimtadienį, pavyzdžiui, net nemėgstu, nes ten tą rolą tokį dėmesį, man nepatinka. Aš irgi nemėgstu gimtadienį, nešvenčiau nei kartų gimtadienį. Man žinai, kaip ir su gimtadienį, aš, pavyzdžiui, nekenčiu pirmos dienos dalies, žinai, kur tipo tie sveikinimai, kur ten random kažkoks bičas skambina ten, oi, čia sveikinu, tipo, maladės. Man patinka vakarinė dalis, jau ką tu nori matyti, tie ateina su tavim, žinai, sėdit kažkur, jo, kur žvengiat. Facebook'e, žinai, scrollinį, kur žmonės ant tipo pasveikina, senti, kur uždeda gifą, užmeta kokį. Arba, žinai, arba ta, žinai, kur 302 pasveikina. O, žiūrėk, 400. Bet čia gal seniau būdavo taip. Nežinau. Aš jaunesnis būdavo. Bet tai Dainius šią metą seniai yra. Naujas tas Facebook. Ne, tai Puliukas buvo, švenčiau, sumilavau praeitais metais. Šiemet švenčiau gimtadienį, bet vis tiek su Gneliu kartu, tai žinai, biškiai iš šono pasislinkau. Šiaip jo, smagu buvo. Ne, tai skaut, kai savo šaiką, žinai, pagert, susirinkti visai nieko, žinai. Taip, kad ten kažkur tai oficialiai, tai jo. Tai tam filmai irgi toks pradžiai, žinai, bet irgi buvo gerai, kad buvo visa šaika, žinai. Savekai. Jo, su Mažu dar pasipizdavojom, žinai, filme. Ne, tai šiaip tai buvo visa atmosfera, visas vaibas geras. Jo, ir paskui, žinai, bet dabar irgi čia, žinai, kada žiūrėjau, dabar ten paskaitiniusios per gimtadienį mano paleido, tipo, žinai, porą valandų ten tą nemokamai pažiūrėti. Tai grįžau namo irgi pagrajus, atsimenu, įsijungiau, dar vėjuką dadėjo biškinės, ten prašė Mažas, nes iš pradžių bijojo filmuoti, paskui po filmo sakė, kodėl manęs nėra? Sakau, tai tu bijojai, tai perfilmuo biškai, žinai, da jų. Sūnus seniai šaulė, tai biškai filmaus. Kinui. Tėvas ten kažką ten darė, nežinau. Apie tėvo forum sinėme ten. Nu, su cigarų tėvas pastovi. Visą filmą. Geras, taip, man labai patiko, kad gerai parodė tave, tokį, koks esi, žinai. Jo, nebandė ten, žinai, bet tu irgi taip, žinai, truputį kuklinė sakai, čia nėra apie ką, bet istorija tai įdomi tavo labai. Nu, taip, bet žinai, dabar tokie laikai seniai, kur eina tie filmai,
kas savaitę, nu, ten apie visus. Bet tai čia ir yra, taip ir turi pažiūrėti, žinai, yra srautas, tam srautų užpildyti yra. Žinai, jeigu kažkam, ta prasme, įdomu pasiūlė, tai, nu, tai kažkam gal ir įdomu, tai visai smagu. Ir plus tau tai čia visą laiką. Jo, tai va dabar yra, skau, grįžau iš basketinius, žinai, įsijungiau antras iki, vienas namuose, tai taip, žinai, ir ašarėlė vėl įspraudžiu kai kuriuose momentuose, tas įdomus. Tai yra toks, vis tiek, jautrių momentų tikrai yra. Šiaip, žinai, čia toks atvejis, nu, kur tipo... Tau pačiam, tu pasidedi į sekciją, kaip atsiminimai yra apie tave dalyką, žinai. Nes apie Elgetas nedaug filmų yra. Lygiai taip pat, žinai, kaip, pavyzdžiui, man dėl pasikalbėjimų su Nausėda, žinai, nu, tipo, ai, čia, žinai, Nausėda, nu, bet sakau, seriai, aš gyvenimo gale galėsiu anūkam pasigirti. Ką tu pasigirsi, kad su Nausėda? Ko čia girtis? Čia reikia slėpti į politinę. Čia dar neaišku, kaip bus. Dar neaišku, ar įvyks, girdi tos pasikalbėjimai. Ne, įvyks, manau, bet neaišku, kaip bus. Bet čia ir nereikia galvoti, čia iš vis tokia vieta darai ir viskas, aišku, čia nėra abejonių. Daug kas norėtų pakalbinti prezidentą. Norėtum, Dainiuk? Jo, bet valda. Ne, su valdelėmis. Aš nemačiau distillerijų su Adamkum nebuvai? Ne, mes buvom VDU, nes mes, žinai, bendradarbiavom su VDU. Adamkus yra mūsų... Tipo, išlydimus vis laiką ten į čempionatus, dar kažkur, tai žinai, mūsų kaip ambasadorius. Taip. Ar negraniukų nebus čia? Šaukit, davai, žiūrėkit, galime. Reklama yra, mus remia. Gavau už tai 15 eurų, tai va. Delaitai. Gerdavai Delaitus anksčiau. Čia yra nealkoholinis. Tai čia to jau nesigėrė. Dizainas, matai, panašu dizainas, kaip seniau būdavo. Bet anksčiau geras. Ryte būdavo įgerai. Jo, taip. Tai aš sakau, čia nostalginis momentas, man tai iš karto aš kaip pamačiau. Dar tas buteliukas, žinai, ne 0,5 greitai įsigeria. Jo, geras, tas patogus. Ne, šiaip seni Delaitas, nu tipo. Energetinis Delaitas. Teisingai dar energetinis. Tai čia ir yra. Čia skonis tas yra ir plus dar dabar granatų pridėjo. Bet šiaip Delaitas, pavyzdžiui, ežeriukas, saulės sėmkių su prieskoniais. Ir Delaitas. Šis neįpareigojantis. Visiškai. Galima 20 išgerti. Taip. O tai jeigu su Power Energy drinkas... Jis kovas vairuodamas geria, tai taip. Ja, tai. Bet aš prieš tai... Ne alkoholinį Haris Zenkovas. Aš prieš tai biškį energijos. Atėjausi iš energijos, tai man negali persisgrupuoti kažkas. Nebus normaliai. Ne, jeigu, tipo, čia ne alkoholinis, seniai tavo atmes organizmas. Nesidengia. Bet čia gali būti visko, to pasakysiu. Nuolb Dainiukas. Bet geras, nesakyk, tikrai geras. Primena tą jo paauglystę. Čia vat grinai vasarą artėjant, čia bus vasaros. Man irgi primena, aš sakau, Markas sako, jam nėra to tokio. Tai jis gal žinai, bet dar pievai pimpiukus traiškė. Markas senis su savo tais turčiais draugais ten sėdėdavo, žinai, jie ten neturėdavo tokį. Ja, jie ten kažką gerdavo iš Amerikos. Ne. Savo klaipėdai, atsiusdavo jiems sostas. Delaitas yra. Dafą gerdavo iš Simpsonų. Dafmenas atveždavo. Primeti, galėtum išsakyti Lietuvoje bėgą. Dafme! Reiktų padaryti Delaitą. Tik vedį. Delaitme! Žaibo. Delaitme. Su Marko atvaizdu. Su tokiais plaukais, tokios pavos plaukais. Tai palauk, dabar žiūrovams papasakok, šiaip iš tikrųjų iš kur tu iš kokios Lietuvos vietos? Užaugai. Jo, tai aš gimiau Kaune. Iki 4 klasės. Biškai turėjom problemyčių šeimai. Nu, kokį problemyčių, žinai, kaip ir visi mėgėjai buvo išgerti. Buvau biškai jau pradėjęs ant sandėliukų. Nebuvo tada nealkoholio? Jo, nebuvo, tai tikrai nebuvo. Tai biškai buvau pradėjęs jau ant sandėliukų, Aičiulių gatveliai, žinai, vis tiek reikėjo kažką, tai, žinai, bahurauti. Ne, bahuravai, ne? Nu, tai, žinai, Kaune ten prie Sobro, visi. Bet čia įdomu, kelinti čia metai? Nu, tai paskaičiuok, jeigu 7-8 aš gimimo. Tai čia tau kokie 10 metų, jeigu 8-8, nu. 10 metų to tik buvo? Ir jau... Ne, tai 4 klasė. 8-90. Čia geri laikai, taip pat Lietuvoje kas vyksta viskas. Oi, tai ten sakau, buvo prie Sobro, judesys buvo. Ir tada, sakau, biškai buvo jau atėmę vaikų globą, žinai, jau truputį. Jo, buvo biškai ten, žinai, sakau, buvo ten ta šeimoje ten su alkoholiu. Tėvo neturėjau, mamka buvo biškai, žinai, paėjus. Kaifavo. Jo, ir tada babulka, kaip aš vadinu, grebė už karšainės ir prisivežė į Kėdainius. Tai jau mes kaip tik tais metais prašokom, žinai, kaip buvo tarybiniais. Buvo 11 klasių ir padarė 12. Tai aš iš
5-7 iš karto, 6 net nebuvo mums. Taip, o taip, ar... Jo, nes, tipo, žinai, buvo 11 klasių ir, tipo, padarė 12. Ir, tipo, jo. Kelias. Jo, iš karto. Turėtų meiti 6, bet kadangi... Jo, padarė 7. Bet tiesiog Diniukas Dyrikui Šūlės grasino, žinai, sako, man reikia 12. Ne, kaip Ignelis sakyti, nuo 5 metų jie mokytis, tai aš dar gudriau, aš peršokau iš karto. Ignas Girnevičius ten seniai, Wunderkindas irgi ten. Kaip Wunderkindas? Wunderkindas, bet nebaigė univerą. Taip ir nepabaigė. O kam įbaigti? Ne, čia tai aš nepriekaištauju, aš suprantu, kad nereikia, jis viską puikiai daro, taip, bet šiaip... Tai sakau, nelabai ką baigęs, tai neaiškink, kad atsisėdęs prie stalo su buchu. Bet jis seniai gatvės baigęs, mokyklą klausyti. Bet aš mokausi. Lygo metai. Rimtai? Taip. Bet tai, bet tai va ten tam ir filmai rodo, kad tau tas taip pokašys buvo, kad nenuėjai šunkeliais. Jo, tai mes visą laiką, žinai, dar Kaune skau, dar kai mažesni buvom, tai ten turėjom tokį vieną medinį krepšį, ten visi kaimynai daug maž, žinai, loždom, bet aš vis laiką gaudavau taip, kad aš būdavau jauniausias. Ten ciganų buvo nemažai pas mūsų rajone, ten stotie, žinai, biškai iš triuškių duodavo tie vyresni. Čigas. Nu, bet paskui kažkaip tik išvažiavom į Kėdainius, nu ir tada kaime ten gyvenom, žinai, ten buvo stadionas. Nu tai va, išeidavai, ten 10 ryte į stadioną ir grįždavai ten. Pirmą nakties iš sodų kolektyvinių prisivogęs vyšnių, braškių. Tai labai, bet šiaip labai laiku patraukė tą. Jo. Bet kas man vis laik įdomu, kas nulėmė, žinai, jau tokį vietą, nes atrodo, tokia situacija nedėkinga, gali bet kaip susiklosti. Jo, galėjai nueiti, bet sakau, ir... Bet čia pačiam baba net, mačiutė. Baba, čia yra visai nuopelnai babai, nes tos metus dar atsimenu, kai paėmė, tai ten tokį, žinai, laukinuką. Tave kaip paima, tau vis tiek pykti, žinai, eik. Ne, kodėl aš visas vasaras leisdavau, žinai, pas babą, viskas tvarkoj būdavo. Bet vis tiek turėjo būti kažkokia parkė, žinai, kad čia tipo... Jo, babai. Pagarba, ne? Tai, ta prasme, ten sakau, kaip paėmė, žinai, iš gatvės, laukinuką, o baba tokia buvo, tais laikais ponė biški, žinai, ta prasme, dėdukas dirbo madoj su Sabonio tėvu, kartu buvo tie siuvėjai, žinai, o baba kailinius siūdavo, laisvės. Jo, ir pasiėmė, žinai. Ar jinai ten tapydavo paveikslus tokia, nu, ta prasme, žinai, tais laikais buvo... Taip. Nu, negatvinė pati. Ne, negatvinė, jo. Tai vat keista, kaip mama, žinai, nusiryto, ta prasme, nes sakau, ten... Nu, žinai, čia, tai žinom visi istorijų tų. Yra ten, ne ant to pataikė patėvio ir turbūt, žinai, biški nusitempė. Jo, būna. Jo, ir tada, kai tvariau skautos metukus, tai ten būdavo, žinai, man ką nors pasako, aš iš karto prieš, žinai, tai gaudavau pizdai, kaip turi būti. Tapkių nemokėdavau pasidėti, o paskui vaikelį būdavo kiekvieną šeštadienį, sekmadienį kambarių tvarkėm, žinai, o nuosam namie gyvenom, nesumelosiu, buvo 9 kambariai didžiuliai. Ir toks jau pusiau kaip muziejus, nes jinai pati menininkė, ten, žinai, lipdydavo, ten, ta prasme, būdavo, wow. Tai niekur neišeidavai, kol nesutvarkydavai, visus net keldavai, visus dulkės, kol nenulydavai, nieko. Šaikas stovi prie vartelių, laukia. Kad kažkiuką... Jo, sako, Dainis neis, žinai, kada išeisi, nu kas, kokių 5 valandų, kol viską nesutvarkysi. Bet kaip yra geras šitas dalykas, tas muštras, pas mane lygiai tas pats, žinai, pas mane mama, tipo, ant tvarkos labai lauždavo, grįždavo į ten ar iš trefkės kokios, arba ir, tipo, jau, tipo, tik į lovą grįžti, mama viską išvertus iš spintos, nes kažką blogai pasidėjai, žinai. Tai pas mane seniai būdavo 3 valandą pietus, žinai, 3 valandą. Netėjai 3, po 3-5 atėjai, viskas, jo. Babai šventą pietų miegas vis laiką eidavo. Atėjai po 3-5, net neduoda valgyti. Ateisi tada vakarienę, turi žinot. Ir vis laiką 3, žinai, kaip ta, kaip čia pasakius, užpizdavo. Kažkokia šaika, žinai, visi tėvai dirbdavo po šaiką, 12 valandą pavalgo. Žinai, tu laukia palauki, tie tik išeina, nueini į stadioną, o plembačkai reikia įtvalgyti. Nu, nes po to nebus. Žinai, bet šitas dalykas, kur turi išpis, bet ko pasiekoji, va dabar susirinkom į podcastą, pusė susirinkom, žinai. Ja, lygiai tas pats, žinai. Nes aš irgi, pavyzdžiui, nekenčiu, sakau, jeigu susitariau su kažko, tai va gali visi patvirtinti. Jeigu aš susitariau, žinai, nes aš kai teisių neturiu, pripratęs mane visi vežioja. Jeigu pasakiau, kad 12, tai aš jau be 10-12 stovėsiu prie gatvės, cigariuką rūkau ir laukiu. Ir man taip sunku yra blėsti tais, kurie vėluoja. Jo, ta prasme, aš negaliu taip pakęsti. Ir biškai užpisa, kad, žinai, kartais irgi reikia suprast, kad ne visi, žinai, to tokio be backgroundo kaip mes, kad ten buvo griežta, žinai, iš griežtų šeimų, griežtų aplinkų. Nu, bet žinai, bet turi gerbti kito žmogaus laiką. Jeigu sutari 11, žinai, ir dar žinai, kai būna, pavyzdžiui, mes kai keliaujam irgi, žinai, bet 11 sutarėjai, tai jisai po 11-15 tik eina į dušą. Ir, tipo, žinai, nesiparina. Ir čia net nėra, žinai. Jo, tipo, nesiparina. Čia net nėra griežtumas, žinai, čia yra, tipo, tave moko pagarbos. Paprasčiausiai, žinai, tipo, gerb, kad aš tau pagaminau, žinai, gerb, kad aš sutvarkiau, žinai. Taip, nes aš irgi turiu savo laiko, nes aš, tipo, nueinu pietų miego. Tai dabar tu grįši 3:30, aš turiu tau pašildyti, ten ar kažką, tai, žinai, ateisi vakarienę pavalgyti. Ir labiausiai, kad kai pradedi pist protą,
Nes vis tiek, ateina anksčiau ir vėliau laikas, taip, kai pradedi. Ir tada, tai seni, ko tu čia čilum, kas čia atsitiks? 15 minučių, blėt, ir tu, taip, tarsi tu lohas esi čia. Taip, kad tu skundė. Tiesiog prašai elementari tvarkos. Tai pas mus dabar, žinai, rinktinės irgi, tai jau, ta prasme, visi žino, jeigu 10, ten, pavyzdžiui, valgom pirmą, žinai, po treniruotės grįžę. 1 valandą turi būti, bet 2, pirmą, žinai, netvariai, po pirmos 5 trenerių bukaliukas. Čia lengvai išsisuka. Po pirmos 2, žinai, bum, antras bukaliukas, žinai. Savaitę būni, bet bent jau simboliškai, bet dabar, tu turi žinoti, kaip pirmą. Bet tai sportai iš viso labai svarbu. Jo, ten autobusas, žinai, autobusas 10, rytinė treniruotė 10, žinai. Tai jau tu be 15-10 sėdė pačioj, žinai, laukia, kol ten dar pasibazarinė ir išvažiuoja. Ten būna, aš neskau, kad, žinai, dabar yra, bet anksčiau būna, žinai, ten autobusas stovi laukia, tu ateini po 10, žinai, iš kambario nusileidži. Seniai, tai tau 10 valandą, tai mes visi laukiam, žinai. Va čia tas ir yra momentas, man, pavyzdžiui, sunku dėl to keliauti, kai kuo daugiau žmonių, tai tuo būna daugiau bespridėlo, taip pat ten kažkas ir pastoja visi to tokia, kažką pamiršta, grįžta, taip pat pasiema, nėra tokios tvarkos. Su manim gali keliauti. Ir šiaip, žinai, tipo, kad ir ką bedarytum, pavyzdžiui, eini į gimtadienį, eina 9 žmonės, susiorganizuokim dovanai. Sen nieko, kuo daugiau žmonių. O atsiprašau, ką pirks už tą čekį, gal padiskutuokim, gal labiau eiktų nakus. Ką žinau, ką jis pirks. Sudėtingi šie reikalai iš tikrųjų. Bet sakau, man rodos, kad sportai ypač yra tas svarbu. Jo, sportai, tai disciplina, tvarka, taip pat. Nori dėl gimtadienį bairį papasakoti? Nepasakos. Ne apie tavo gimtadienį. Ai, tada gerai. Ne apie tavo gimtadienį. Tavo gimtadienį seniai, ten visi sėdėt turėtų. Tipo, buvo tokio bičiuko gimtadienis, aš taip pats nevažiavau, man pasakojo. O, čia dažnai, kur draugas pasakoja. Ne, draugui įdomu. Roko Jurgelo gimtadienis. Žinom šitą. Ir, tipo, buvo Giedris toks, tipo, į slapto čatą, ten panas sukūrė čatą, visus sumetė draugus, tipo, slaptai ten renkamės sveikinti, jie, žinai. Ir toks Giedriukas, tipo, atsirado jam reikalų ir negalės varyti, parašėm, tiesiog, sveikas, nebūsiu šiandien. Jam staigmeną daro. Giedrelis įmetė, patikslinimą, sveikas, negaliu šiandien. Net sako, sveikinau, bet šiandien nebūsiu. Ir tas kur nebūsiu. O mes, karočią, ten 7 valandą, žinai, dar su taksu atvažiavę, čia, nesėdė, čia, žinai, čia paslapčiom užlypom, čia pasikavoja, laukiam, ateina, tas, po operacijos dar ten trauks, vos užlypom, mes ten visi sveikinam. Jo, gerai, ačiū. Tai Giedrelis jau pasakė, sako. Bliaras, čia taip pizda. Giedrelis nuliai, bet nespecialiai žmogus, žinai. Nespecialiai. Jeigu čatas yra, tai čatai rašy, kad nebūsi, tai mes pasakysim. Taip. Kam tu žmogų rašai? Nu jo, gaidys Giedrius. Linkėjimai. Čia pasigaidino, biškai, ne? Tai išmestas iš čato. Kad kitą gimtadienį. Kad nesugadintų. Ble, bet, nu čia, vėlgi, iš tikrųjų, toksai gali netyčia padaryti. Nu gali, bet, žinai, nužvengiam, sakom, ble, tai jeigu skurtas čatas, slaptas, žinai, tai parašykite čatą ir viskas, arba paskui, žinai, kad 7 renkamės. Tai parašyk, ten Jurgilui po 10 valandą, sorry, negalėjau. Ir jums buvo dar tokių panašių, kur net tam parašo. Aš tai apie Giedrelį galvoju, tipo, būtų karys, žinai, pasalą daro, pizzą užsisako, atveža kurjeris, išlenda iš apkasus. Patikslinimo, žinai, kai, tipo, neranda, tipo, kurjeris, tipo, ne, nu, tai čia eikit, žiūrėkit, yra pažymėtas medis vienas, tokia juostelė aprištas. Look for my hand. Va, aš šviečiu blikstą. O draugeliai, o trečią ruotą ten kažkur tai prie to berželio. Čia man viena ir kitiems. Tai bus čia striubos, žiūrėkit, bus čia striubos. Nueini ir sukauki į mišką, žinai. Duok ženklą. O yra jums buvo, kad dar ne tam kažką nusiunčiat, kam nereiktų nusiųsti, arba kad tam... Tipo pempė? Taip gal irgi nebuvo, kaip Savickas įsikėlęs istoriją, ble. Jeigu kažkas žiūri, yra kažkam, tipo, kas turi mamą kokį 40 metų, tai pačekinkit Messengerį, dailiukas galimai rašo. Tai requestų gali būti pakirę, Labas, ką manai, prie veidrodžio. Kalavijas, tačias. Ranklustukas praskleistas. Nu, gal iki 3-5, tai kažkur. Aš esu kažkada Klaipėdai dėstytojai nusiuntęs žinutę. Nu, nesakysiu pavardės, bet tipo, parašiau pavardę, tai žiūri kieno. Nes grupiokai rašiau, nes tai kažkaip ten tipo skolą iššovė jį, žinai, ir parašiau, tai žiūri kieno. Parašė, supratau, su smile. Maladės, viską. Ką jau besivartysis? Ne, kažkaip aš irgi neatsimenu tokių bairių, kad kažkur... Tai jaučiu yra, buvo, bet sunku prisiminti. Jo, kažkaip tai žinai. Ble, būna Instagram'e, kai
kažkam nori persiųsti story, dabar gal taip jau nebe, bet anksčiau būdavo, kad nori persiųsti ir netyčia gali pareaktinti. Ta prasme... Žinai, kas man yra buvo, čia visai nesenai, buvom kažkokiam baliui ir tipo, aš susitikau paną, kurią pažįstu, bet tiksliai neatsimenu, kas tokie yra. Nu, tipo, sunku čia paaiškinti, bet... Ne, čia pažįstamas jausmas. Būna, mes biškai pakalbėjom ir sakau, žinai, dar, tipo, varom po šoto išgersim. Ir jį kažkur dingo, žinai, ir aš, tipo, parašau, ne, nu, tu, tipo, žiaurėsi. Ir ne tai panai nusinčiau. Ir ryte atsikėliu parašo, ką aš tau čia tokio padariau. Gal panašinai yra? Panašiai. Bet čia gyvenimiška istorija čia. Tai, nu, bet tikrai tai būna. Žmonės panašus yra tikrai, kurie, ypač, man šis buvo knygų mūgiai momentų, kai ateina ir aš žmogų pažįstu, žinau, kad aš jį pažįstu ir su juo kalbu ir aš negaliu tiksliai. Ir ten turi pasirašyti knygą. Ką rašom? Tai man. Man va taip. Arba man. Ne, sakyk vardą, tipo, žinau, bet sakyk vardą. Ne, aš neatsimenu tiksliai. Man taip su kašiorais būna. Ypatingai, kai vasarą vyko Palangoje, tada tas po karantino 3x3. Dabar, pavyzdžiui, dirbi rungtynės ir matai, kad eina, ar ten treneriukas, ar kažkoks ždėjas prieina, ten tipo keli ranką, niekuja neįsivaizduoja, kas tu toks, bet nu jis tave pažįsta, supranti, kad esat kalbėję, žinai, kažkada. Tai matai, dabar vis tiek tu biškai dar labiau ten prie to krepšinio podcastų, tai dabar, žinai, turėtum, anksčiau tai dar sunkiau buvo. Bet blogiausia tai yra su vestuvėms, ten. Nu, žinai, kažkam vedėjai vestuvės, prieina, ten, tipo, jeigu dar tipo gerai pavarei, ten, tipo, normaliai sutarėt, negali tai būt, kad gerai pavarei. Pribėga, apsikabina, ten ta pana, nu, kaip tu... Bet čia, tai, kai nereikia vardo, dažnai taip gali ir nežinau. Tai man tas mieste dažnai būna. Jo, mieste tikrai. O, labas, žinai, sustoji kalbėti. Blet, ko aš čia kalbu dabar, bet, žinai. Nu, jo. Tai gal pirkės iš jo. Ja, bet aš žmonės turi, žinai, irgi suprasti, par neįsižiai. Aš jau iš ko, jeigu perku, tai pažįstum. Žmonės turi suprasti ir neįsižiais. Žinai, kiek praeina ant tų veidų. Kai tokius dirbi su žmonėm darbus. Ne, tai čia pofik, žinai, tu neatsimeni, čia, nu, tipo, nieko baisaus, bet blogiau, kai... Nu, tipo, kažkaip kai žmonės parašo, tipo, oi, pasikėlęs, nesisveikia. Nu, blem, nu, tai čia va tas pats, žinai, yra, kai man ten arogantiškas dar, taip ir yra. Seniai, stoviu aš rūkau su savo šaika kažkur prie klube, nu, ta prasme, žinai, mieste kažkas pripysis kelnes ateina pakalbėti. Nu, seniai, aš prieš 20 metų aš su tavim pakalbėčiau, žinai, gal dar net ir snukį duočiau. Bet dabar, žinai, kai yra, ta prasme, jau tie metai, blet, seniai, aš su savo šaikį šiau purkytą, nei pasidėjau. Nu, tu man dabar, žinai, su tavim pašnekėti apie ką, apie nieką. Blet, jis sakai, žinai, man jau gaila savo laiko, sakau, nu gerai, davai, žinai. Ir tada, žinai, o, tai, blet, pasikėlęs. Nu, seniai, nu, tai turiu aš, va, savus draugus, aš, blet, turėjau klubelį, tai man dabar sėdėti kalbėti, yra laikos, žinai. Bet čia žiaur, iš tikrųjų, yra tas momentas, man kaip negeriančiam, iš vis pizda. Aš labai gerai suprantu. Ir vadovas sako, kodėl tu nevarai, tu net nenori varyti, nes tu pats laiką gauni, plus dabar dar tai toks matomumas yra, žinai, kažkas nori tau ten kažką pasakyti, vos ne visos Lietuvos draugas, žinai, atrodo, kad esi. Bet man, pavyzdžiui, iki 21 aš absoliučiai nei lašo negaliu. Ne? Jo, ir visi baliai man baigdavos 10 val. Vakarą, nes, nu, tipo, visi jau girtėja ir, nu, nebėra adekvatumo, žinai, ten prieina, tau, tipo, pasidaro nebejokinga, žinai, nu, ten taip pat tie bairiai. Ne, tai ten, pavyzdžiui, aš pats save pagaunu, žinai, nu, elementariausiai ten kažkur, žinai, klubelis sėdi, ten kažką pamatai, ten kokį katlį ir ką, žinai, atrodo, seniai, aš jį pažįstu. Taip. Atrodo, žinai, klausai, atrodo, pažįsti ir ateini, nu, žinai, paskui mintys, galvoju, blet, tai Taip, čia nieko blogo, tai žmonės nedaro, aš tik čia... Jo, tai čia nieko blogo, bet toks sakau, kur, tipo, tau toks užsišviečia, taigi pažįstu aš. Taip, čia visiškai normalu, taip, arba lygiai taip pat eini gatvį ir matai žmogus, tipo, labas, tai pasveikina, žinai, nes mato ten gal stories tavo žiūri, arba YouTube tą patį kažką ir tai jam atrodo. Tai dabar paim bet kokią situaciją, žinai, nu, pavyzdžiui, aš kai grįžtu į kaimą, jeigu mes varom kažkur visa šeima, žinai, nu, aš visada pavairuoju, žinai, ten abu tėvukai gali atsipalaiduoti, žinai, išgert, nu, ir tipo jau veži namo, jau ten mama belingokės nesąmonę šneka, žinai. O jis, važiuojam į Jūrmalą pasivaikščioti. Jau nervina. O kas vairuoja iki Jūrmalą? Jo, aš visada taip sakau. Jeigu kažkas vairuoja, važiuojam, sakau, nes... Ne, bet čia, žinai, šitas girtas šnekas ir slidinėt ruošiasi visi. Kaip, aš tave myliu. Seniai gerbiu, aš tave, bleidžiu, tik ble, kaip gerai darai, va, gerai darai. Tik nesustok, seniai, varyk, ble. Seniai, nekreip dėmesio, kas ten apie tą Nausėdą, ką sako, ble, tipo, čia yra, ble, prezidentą kalbins. Man jokinga, tipo, šitas yra, bet, tipo, man jokinga visada tėvuko būna, žinai, apie biznį biškį pakalbam. Tai, žinai, jeigu atsiranda
koks 10 štukyčių eurų, kažką galim čia pamastyti kaime, pasistatyti kažkokią fermą, žinai, paleidi vištų ir prašau. Pempių fermą. Tai kurapkas, kiaušiniai, galėsi apdavinėti. Kurapkų fermą. Tai reiškia, tėvukas turi kažkur simastyrinės, tik nesako nieko. Žinai, kaip būna, jie tai dienai. Ne, jis tipo man sako, žinai, nu jeigu norėtum kažkiek įdėti, žinai, tau grįžta belenkė. Jo, vis tiek gerai uždirbi. Kaip brokeris. Iš Europos Sąjungos šio. O Landsbergis vagis, kurva paskutinį. Man kaip Šitą Nausėdą liepė pasakyti. Man kaip konservatorius skaudu šitą girdėti, bet nu ką darysi. Konservatorius, ne? Yeah. Oficialiai? Ne, neoficialiai, širdie. Širdį tik tais, taip, maladės, dar nebloga pasirinkai politinę jėgą. Jo, Dainiau, širdis tuščia. Galvoju, aš tikėjausi, kad kažkaip su darbo partija. Ne, aš turiu tos... Kėdainius. Tai aš vienintelis ir buvau už konservatorius, Kėdainius. Dėl to išvarė Vilnių, sako. Vikomtas ledais nenupirko tave vaikai. Ne. Jo, aš jau nuo pat pradžių, kai pradėjau jau kažkaip tai tą liniją konservatorių, taip ir neskau, kad konservatyvus gyvenime, bet... Labai liberalus gyvenime. Dar tokių liberalių gyvenime visiškai laisvės partija yra seniai. Gyvenime. Baig. Turiu ir aš tų pliusų. Sako, Dainiukas gyvenime laisvės partija, nu, pidarasų manęs nevadinsi. Jau ką, bet pidarų tai aš nebūsiu. O čia ir pasirašė konservatoriškumas. Baikit, vyrai, darykit, ką jūs norit, man pokai. Dėl to ir norėjau su Laurinu dabar, žinai, persimis porą žodžių. Palaukiam atvažiavo, Kasčiūnas. Norėjau, biškai, žinai, pasitart su gynyba. Ar zoninė. Ar asmeniškai viską keičia. Taip, šaudasi, Dainiukas rodo, žinai, lentą pasiema dabar tu. Žiūrėjai reklamą Vilniaus? Ne, girdėjau labai daug kalbų. Nieko nematėjai, ne? Ne, nemačiau. Tas, biškai pažiūrėjau. Matai, sakau, buvom 10 minutų, yra ką veikti. Nu, ten, žinai, dažnai, vatų šalis, žinai, ką bebūtų. Tai ten tas pats, kas Rusija. Ne Europos Sąjunga, žinai, internetas, žinai, reikia pirktis, brangus internetas, tai dažnai. Viešbutukė tik tai. Girdi, o tipo, nu, pavyzdžiui, kai lošia rinktinė 5-5, nu, tipo, nu, ten biškai kažkas negerai, ten žaidėjams, žinai, vos net šeimas kasa po žemę, o tipo pas jūs yra spaudimo kažkokio? Nelabai gal. Blet, aš esu gavęs, žinai, pačioje pradžioje, jo. Ten. Bet tipo iš fanų? Jo, tai tokia buvo, žinai, kas buvo, blemaškai, nu, kaip čia pasakyti, žinai, tokių buvo, nebuvau susidūręs, žinai, ta prasme, ir, blet, čia man atrodo, kaip pukelio nepaėmiau į rinktinę. Ai, paėmiau, jo. Blet, tai kai prasidėjo, ten į tą, žinai, irgi, ir toks, žinai, mano charakterį, tipo. Yeah. Ir ta trašiniai dar jaučiu. Netrašinėjau, ir nesirgu tą, žinai, lygą. Bet užsiparinai. Jo, užsiparinau, paprasčiausiai užsiparinau, toks, žinai, ir tada atsimenu, va, gerai, kad kažkur matyti, žinai, visi. Aš irgi atsimenu, buvau pagavęs į balkonį, sėdžiu, žinai, ir galvoju, blet, ką aš blogo darau tam gyvenime, na, čia manęs visi važiuoja dabar, žinai. Bet to net nėra, kad visi, svarbiausia, parašo 3 žmonės. Visiškas paraštės, visada parašo kažkokią nesąmonę. Ir tada, žinai, va, ten ir Doncė, ir Haris, žinai, visi, tai sėdėjom, žinai, irgi kažkada pagrajau, žinai, sako, ką tu čia parnės, blet, sako, dar mano žmona dar dabar, žinai, ten žiūrkė ir vaikai, ten, žinai, visi atlepausi ten debilai, sako, nekreip dėmesio, sako, daryk, ką darai, žinai. Ne, bet čia sakau, čia visiškai... Jo, bet, žinai, tai tas pirmas buvo toks, kur galvoju, blet, jo, kas čia blogo darau, dabar tai, žinai, būtų malonu susitikti, žinai, kad į akis pasakyti. Nebus taip, niekada. Ne, tai aišku, nebus, aš žinau. Akis žmonės... Tu šis paskutinis, kur kažkam kažką sakyčiau. Nežinau, kiek išgeręs turėčiau būti, kad prie Dainiuką eičiau. Ne, bet yra, tai, žinai, nelabai kam įdomu čia, ką, žinai, įdomu, kiek čia, ką mes tą 3x3 darom, žinai, kas domisi. Bet vis tiek auga. Bet ir keista, kad taip, dar toks nišinis sportas, bet jau net ir čia atsirado kažkokia, kad... Jo, yra. Auga, žinai, dabar jau, aš sakau, čia biški turnyrėlių gal Lietuvai bus, ta tautų lyga, žinai, Vilniui. Atvažiuos, nes neblogą dar grupę įsitraukim. Jo, bus, tipo, kaip suprantu, nemažas turnyras prie Baltojo tilto, žinai. U21 ir U23. Ne, prie Balto. Prie Balto. Nu, galvojam, kad prie Balto greičiausiai. Bet U21, U23, ne, tai čia jaunimo. Jo, tai atvaro Olandai mūsų grupiai, graikai, italai, Ukraina. Bet statysi tą hop transą, ar ne? Ne, jaučiu, kad savo aikštelę gal uždėsi man, žinai, ant tos dangos, kažkaip jau. Gerai, nice, kad juda, šiaip labai geras sportas, toks dinamiškas. Dinamiškas greitas. Va, dabar pažiūrėjau Latvijos, galiu, žinai, 3 valandas nieko nežiūrėt, už 3 valandų dar 10 minučių. Jis šiems laikams pritaikytas yra, iš tikrųjų, dėl to, kad jau žiūrėt kartais, dabar ypač dabar norėjau skyti, beigtų, 2,5 valandos sėdėti žiūrėti. Tas peržiūras, blėt, tipo, man dabar tai absurdas tas peržiūras, iš tikrųjų, erzina.
Tai vakar irgi, žinai. Bet aš manau, kad keisis. Keisis, privalo keistis. Visų pirma, nes ten labai dažnai nutipo, į teliko laikus tu vis tiek gauni ribotą laiką, žinai. Ne, tai galėtų keistis iš to, kad daugiau laiko telikas duoda, bet nemanau, nes jauno žiūrovo prarasti. Nes, jeigu anksčiau tildavai, tai gali ir dabar tilpti, žinai, nereikia tiek tų peržiūrų, tiesiog dabar dėl kiekvieno šūdo. Tas pats vakar grįžau, žinai, vis tiek daug tenka to krepšinio, ten, žinai, moteris pažiūrėjom, žinai, irgi seniai paskutiniam sekundėm ištraukė, žinai, Klaipėdą vakar, paskutiniu metimu. Grįžau, įsijungiu Žalgirį, žiūriu Žalgirį, tai žinai, spėjau ir lagaminą ištraukti, ir skalbenkį užsimės, žinai, tas toksai. Ir atėjai, ir visas įdomumas gale, žinai. Aš tik tai labiau gal respektinu Fulės peržiūros, nes, tipo, žaidimo metu vyksta jį, žinai. Jo, ir jeigu kažkas stato, pasako, pasako. O, žinai, per kažkį, tipo, tu, pavyzdžiui, būni geram ritme ir, tipo, viso, eina peržiūrą ir laukia, atsisėda, žinai. Tas labai gadina sportą. Tikrai. Tai dabar pradėkim nuo to, kad aš taip įsivaizduoju irgi, žinai, kad, tipo, teisėjim dabar jau tarsi nebijo suklyti, tarsi nežinai, dzin. Tarsi sušlipiau, nueisiu pažiūrėsiu. Jeigu kažkas kaip tik labai bijo, nes dabar visi... Nes anksčiau, žinai, būdavo sušlipiai, bumt, viskas. Viskas yra kaip yra. Tam iškiai pakilnoji rankinės ir lošim toliau, žinai, suklydai, o čia dabar, sušlipsiu, nueisiu pažiūrėsiu. Jo, užknisa, tas tipo nebėra, tipo, turi būti ir teisėjų sportinis faktorius. Bet, žinai, greitai priėmiau sprendimą, tai viskas, gal ir suklydau, bet toks ypač Lietuvoje, seniai, mes turime aфиgenų teisėjų. Taip. Bet dabar vis tiek gerai teisėjai ir taip feilina visą laiką. Tai čia man biškai keista, ta prasme, to LK laiškus, sakau, čia nukrysim į dausas, bet toks, tipo, geri teisėjai visi gauna ten, žinai, FIBOje čempionų lygoje išvilpėjau, ten, žinai, Eurolygoje, geri teisėjai ir visi, žinai, už vieną klaidą. Tai prametė į trajeką namo, Evansas prametė namo, palauksim Lukytas, Samneris iš pagrepšinį įmetė namo, viskas, 3 rungtynėm pasėdės. Čia labiau tokia, žinai, atskaitomybė prieš žiūrovą, kad parodo, kad va čia taip pat... Bet anksčiau, žiūrėk, kad mes vis tiek senesni, anksčiau buvo, tai buvo tų klaidų, ten tokių per sezoną vieną klaidą ir viskas, ten pakalbėdavo ir viso. Bet tai čia ir yra sportas, reikia to ažiotažo, reikia, kad kažkas suklystų, reikia, kad kažkas neklystų. Bet man tai kingiausia, tas peržiūrės, kad nokautas žiūrėjo ir rodo tos kameras ir nichuja. Nesimato. Mes geriau matom, mes geriau televizijos žiūrovai matom negu tenais. Nieko nesimato. Pikseliai dar blogiau. Pikseliai, pizda, kažkaip, kas ten lėtis, dar rankas susilėjus, niekas nesimato ir taip, pažiūrė NBA, ten NBA visai kas kitas. Tai dabar dar tau gerai, žinai, nes teisėjas gali matyti tas pačias kameras, ką mato žiūrovas. Anksčiau buvo, kad tipo, tu visiškai kitas kameras matai, ten tu nieko iš vis. Bet jūs matėte, pavyzdžiui, MBA, kaip esate atkreipę dėmesį, ten daug, ta prasme, ten visiškai kitokia kokybė, ten transliacijų, ten viskas matos. Dar atsistoti sės, visai salėje paaiškina, pasako mikrofoniuką, taip. Čia kas kitas, žinai. Čia dar Europai reikia vytis, žinai. Nuklydom čia. Nuklydom iš jo. Tai žinai, vis tiek krepšinio šalys. Visus norim, žinai, pabausti. O kiek tu metų esi treneris dabar rinktinės? 4. Labai pasikeitai nuo pat pradžios, nes tu vis tiek, man Ignelis yra pasakojęs ir į podcast'ą yra pasakojęs Ignas Grinevičius, kada netikėtai truputį iššokai į tą postą, žinai, labai pats kaip treneris pasikeitė, nes vis tiek, žinai, tu tipo, psichologas turi būti tėvas kartais biškai. Jo, tai va tas yra, žinai, pradžiai buvo lembučkai toks, kaip sakau, dar ir tas sportas buvo toks, žinai, aš kaip pats daug žaisdavau, tai ta prasme, ką iš tokių, žinai, smulkmenų nebuvo, ką mokėjom, tai ant to ir ėjom, žinai. Ta prasme, nes daugiau žinojau tų viskų niansų, dabar tai 4 metai, žinai, jau eina, vadinkime, profesionališkumo visiškai, žinai, mes jau ten ir skautai, ir medicinos, ir peržiūros, jau einam į detalės. Ta prasme, aš ten žiūriu po 3-4 valandas tos grajus, žinai, ten kiekvieną užtvarą jau atskirai, va dabar į Serbijos, ten turiu vadinkim, 7 valandas kokio, žinai, video, tai aš žiūrėsiu porą dienų. Dažnai jau einam tikrai ten, pažiūrėjau, su vyru tokia rinkti, einam į visiškas detalės. Jau, žinai, kur flauteriukas, kur, ta prasme, kodėl tu taip darai, kodėl prasisukai, jau vidurį grajus keičiam gynybas, žinai, užtvaras keičiam, žiūrim, kaip priešininkas yra, ta prasme, tai daug. Ir pradžiai buvo sunku, nes neturėjau, žinai, jokio respekto, vis tiek, žinai, jeigu tu ateini Kamiliai, ar ten, žinai, kažkam aiškinti, ar ten LKL, žinai, galvoju, kas šitas iš gatvės, kad čia man aiškinsi, žinai, kai aš ten 10 gabalų, bet tas tokių mano to charizmo, gal to užsivedimų, tai patikėjo, atsirado, aišku, medaliai, žinai, tai... pergalė buvo, su mergom, ne? Tai su visais. Medalius, ne? Jo, U18, U21, U23, moteris. O vis tiek turi jaunimo treneris, o tipo yra, kad nužiauriai sunku dabar su jaunimu. Sunku. Nes tipo tu negali būti per daug griežtas. Bet žinok, aš to nepastebėjau, nes aš kažkaip, matai, gal visi žino jau per tiek metų, aš nesikeičiu, aš, ta prasme, žinai, aš toks...
Želko Bradovičius. Maroziukas, ta prasme, ką sugalvoju, jeigu man nepatinka, žinai, aš galiu parėkti, bet žinai, kas yra sunku, kai buvo, sakau, yra etapas, dabar kai olimpiniai ruošėmės, tai viskas tvarkoja, va, su vyrų rinktinė 3 mėnesiai, žinai, tai viskas tvarkoja. Bet tada buvo tas tokie dalykai, kur 4 rinktinės stovyklai, tu atvarai su vyru 1,5 valandos, tada ateina moteris 1,5, žinai, tie visi tai eina ilsėtis. Tada atvaro 21 panos. Plemačkai, jau su jom vėl kitaip reikia bendrauti. Ai, keistas. Jo, tada ateina bernai U23, jau U23 bernam gali spausti, nes aš jos pažįstu nuo 18, jau gali šert, žinai. Ta prasme, tai jau visai kitaip, žinai. Jo, tai sakau, tai yra tas, žinai, pažiūrėjau, tas pats pavyzdys geriausias buvo labai trumpai, kad čia apie tą krepšinį, žinai, Europos čempę su panom pusfinalį gavom nuo Ispanijų į vieną kasą, ta prasme, visiškai, ir einu, žinai, ir matau panas atsisėdusios ant tą pevutę, žinai, verkia visas. Ir pamatė mane, jau matau, žinai, kad visas, nes galvoju, pizda dabar bus, žinai, nu dabar kaip duosiu spadim ir aš atėjau, žinai, sakau, panas, davai užmirštam, tada, žinai, sakau, mes turim nerealią šansą laimėti bronzą, sakau, viskas tvarkoja, prapysim, ne pasaulio pabaiga, stojame, einam, žinai, išėjom žais dėl 3 vietos, panas nunešė, tada panas, žinai, jau kai jau afterį, sako, pirmą kartą gyvenime tai matėm, kur tu nerki, sako, tu ateini jau, žinai, sako, tu ateini jau, sakom, dabar tai bus, žinai, o matau, kad jau visos verkia, pačios supranta, kad, žinai. Taip, ką čia dar reikia? Jo, tai tas toks, žinai, bet, žinai, kai visą laiką gauni pizdai. Ir sako, panas, jau, sako, dabar tai bus ragas, žinai. Ir tas, sako, motivacija, o už savaitę senį atvirkščiai. Žaidžiam U23 su panom pasaulio čempė Lenkijoje ir gaunam pusfinalį 1 taškų nuo Olandžių. Nu ir vaikelį, žinai. O dėl 3 žais su Kinė, kur aš nėra šansų laimėti, žinai. Bet toks nervas paėmės, nes, blėt, sako, jis manęs neklauso, aš jums pasakytą tą daryti, ten, karočią, jau net vadovas, žinai, Daniukai gal, taip, žinai, nes ten dar ir tėvai sėdi, žinai. Panas jau verkia, jau tas Ramina. Jau aš, ne, žinai, tėvai nesigiša, žinai. Ne, tėvai ne, bet vadovas, sako. Jo, panas matau, aš sakys jau, žinai, blėt, gal taip, net sakau, tu nelys, blėt, savo darbą, aš darau savo darbą. Ir mes išeinam prieš tas Kinietę, žinai, ir laimim 3, žinai, bronzą. Ir panas irgi, žinai, tai sako, jeigu nebūtume reikia, sako, mes būtume, ta prasme, net nepagalvoję apie tą žaidimą. Nu, tai esmė, kad reikia žinoti. Jo, tai va tas toks, žinai, nu, kur, ne, nes... Bet čia, žinai, kaip ir klausia, žinai, tavo pačią augimą, žinai, turi jau žinot, kada tu gali rėkti, kada nebegali. O jeigu ne, apie ką aš šyvo taip gyvenime, irgi, ne, esi toks impulsyvus. Jo, aš diktukas vyškas. Būna pariekui. Bet jeigu man kažkas tuo momentu, kai aš kažką sakau ir man kažkas prieš, tai... Jau daug kas žino, kad geriau nieko nesakyti, bet aš po 5 minučių viskas normaliai. Bet labai juokingas, šiaip Daniukas tikrai. Labai žinai, kaip matas ant jo. Pavyzdžiui, jeigu sėdim, pavyzdžiui, imu pavyzdį, sėdim Palangoje kažkur, kad ir kopose, ir kažkas į Hebrą atsiveda naują bičiuką, jeigu dainių nepraeina, paliuk, kas šitas likštukas, ble? Sakau, eilis tau. Sėdi nepatenkintas, surūko 2 cigaretės. Gerai, darau. Ne, yra. Tai ir būdavo šeimoje, žinai, irgi tas pats, jau sakydavo, Egliai, nu, geriau nesakyk, nu, nieko, dabar, žinai. Palauk. Jo, palauk, 2 minutės, geriau, žinai, galva palinksėk, kai aš tada naisiu, apsisuksiu ir tada galime jau diskutuoti, nes tas treniravimai irgi lygiai tas pats. Aš irgi, kuriuo toks esu ir man, aš moku, žinai, tą nuraminti save visą laiką. Ble, aš nemoku. Bet sunkiai gaunas, ble. Bet aš sakau, tas toksai, kur greitai, bet paskui, žinai. Jo, po to atslūgsti ir po to, kad atsiprašinėjai, žinai, taip ar... Nu, baigti, kokius atsiprašinėjai. Aš tai visą laiką atsiprašau už reakciją savo, nes būna, kad ir tame ir esmė, kad tu supyksi dėl kažko, dėl ko būni kaip ir tavo reakcija teisinga, bet po to jau kokia jinai iššaukta. Bet, pavyzdžiui, aš turiu kitą, žinai, pavyzdį, nu, tad leiskim, tas tinka, tinka, o kitas variantas, žinai, bet tai, ta prasme, man nereikia kažkam patikti. Nu, ta prasme, ne mano bėdos, bet aš koks buvau toks liksiu, jeigu aš kažkam nepatinku. Demotivacija, pisa. Ne, jeigu aš kažkam nepatinku, tai ne mano reikalas. Ne mano reikalas, aš su taim ir nebūnu. Kas su manim būna, reiškia, aš patinku. Su kapišonu fotkytą. Įpisim demotivacijos. Jeigu aš kažkam nepatinku, tai ne mano reikalas. Tai ne mano reikalas, jeigu aš kažkam nepatinku. Ne, bet aš šiaip visiškai sutinku. Aš galiu vienas būti, žinai, bet tai... Žiūrint, aišku, ką tu darai. Ne, tai mes kalbam, ta prasme, nu... Prezidentas jeigu aš kažkam nepatinku, čia ne mano reikalas. Vis tiek mane išrinkė. Bet šiaip pati mintis, nu, tipo, absoliučiai teisinga. Nes mes turim šaikos bendroje visoje kolektyvė, tai visi tas pats kažkur matyti, žinai, kaip būdavo irgi, mes lošiam kašę, ten Donce gaudavo pizdiną, manęs jo papy, žinai. Mantvidas? Jo, ten jom papy. O tai gėjus ar ne? Ne.
Linkėjimai daug. Mes visose podcastuose aptarėm. Taip, vėlgi, jeigu nepatinka kažkam tautė, tai nebendraukit. Būtent. Bet čia pastebės, kad su metais tas vis stipresnis dalykas. Jo, sakau, gailas laiko švaistyti nereikia. Nebešvaistai laiko, tiesiog. Jeigu bent biški matai, kad vertybiškai, ideologiškai, šiaip vaibo prasme tau biški prasilenkia, tu tiesiog... Ja, bet man tai šitas, kai kur sakė, kad jeigu nepatinka kažkas, kas atsiveda žmogų naują. Ir aš, ble, šitą suprantu dalyką, nes, pavyzdžiui, aš esu toksai, man, ble, kartais norisi, aš išeinu, tipo, aš žinau, kad aš eisiu su draugeliai, žinai. Nu, tarkim, 2 savo gerais draugais. Aš pabūsiu jais, aš galėsiu jiems viską pasakoti, nesiparinti, negalvotant, tipo, kad nueis tai kažkur kitur, negu nereikia, kad nueitų. Aš irgi galvau, kad nenueis, bet jau kolegas matėm. Video. Ačiū, Harry. Dabar žinosiu, kur nuteka informacija. Kas lygina. Bet esmė, kad ir būna, kad kažkas taip iš tų draugelių dar bus mano draugė ten. Ir tada taip atrodo, kad čia prieš mergas kažkas nusistatęs ar dar kažką, bet tu tiesiog norėjai pabūti su 2 savo draugais, ble. Taip ir viskas, taip, ne su jų antrom pusėm. Ir su jų antrom pusėm viskas gerai. Taip, viskas yra okei, žinai. Tai tu ir būk su savo antrom pusėm. Jo, bet nebūtinai, gali būti ir bendroji kompanija, bet tiesiog kartais tu tiesiog, žinai, tau reikia to, taip. O tai pasakyti, taip atrodo negražu, žinai. Negražu. Nevaryk, taip, dabar. Lygiai tas pats, žinai, kaip, pavyzdžiui, mūsų hebra susėda, visi, tipo, sutarėm, kad eisim į kokią terasą vasarą pasėdėti. Ir, tipo, tu sėdi... Ir gedriukas atsiranda. Jo, tu nori, tipo, žvengti tiesiog, bet, tipo, pavyzdžiui, atsiranda koks bičas arba pana, ir dar jis arba ji būna tokia, tipo, labai ekspresyvus žmogus, kur labai tau nori įtikti ir draugas būtų. Pėzė, kaip tada užpisa, žinai. Tai seniai, kiek aktorių sugadinti. Žiūrėkit, gal rytoj pas mane varo, visi šašlų, davai. Arba, žiūrėkit, perkam kelionę visi pirmą kartą. Tai, ne, seniai. Man dar labai užpisa dabar, kai pradeda apie kažkas, veikla, žinai, tipo, va, mačiau ten tavo tą podcastą, žinai, taip, toliau, tipo, nu, kaip ir gražiai sako, tipo, žmonės parodo, kad jie ten, žinai, žiūri, ten tave stebi ir dar kažką, bet, nu, aš nežinau kaip tau, pavyzdžiui, bet man, nu, blėt, man nėra didelio noro apie tai šnekėti. Lygiai taip pat. Tu turi tą bėdą ir tu tikrai turi tą bėdą, mes nemokam priimti. Bet čia ne tik tas, kad komplimentas. Aš suprantu. Bet šiaip kalbėti apie tai, man yra zibys, aš taip darau, aš džiaugiuosi, kad žmonėms patinka. Man irgi labai patinka. Sakau, ačiū, bet nenoriu, kad tai taptų, tipo, pagrindinė tema prie stalo ar prie kažko. Man žinai, kas vakar buvo, iki pirkau varškę, iš nugaros tokia pana. Atsisuku. Tu ten darai Instagram'e ir YouTube'e kažką, ne? Pizda dabar galvoju kažką. Jau kažką sakau, jo. Gerai darai, toliau varai. Tu ten treniruoji, 3x3 mergas. Tai aišku, sakau, miestį ypač, žinai. Žinai, kaip yra su tavimi, mes tipo kaime buvom kažkada ir tipo lošia rinktinė ir per tave 6 rodė. Ir mes tipo žiūrim, tėvukas žiūri, čia tas tavo draugelis treneriukas, jo. Rimtas atrodo. Tėvukas, ne? Bet aš vis tiek, žinai, negaunu tiek tų dėmesio čia, žinai, kiek jūs, ta prasme, ar ką, žinai, bet, nu, aš nuo seniau sakau su savo to nuostabių balsų, žinai, gal taip, tos menus taip. Aš tave žinau labai senai. Tai mėgėjų lygo, žinai, tai visi... Bent kažkiek su kažko turi, taip pat tave... Bet, žinai, tai irgi ten arogantiškai, ten tas senais laikaisgi būdavo, kažkai ten duodavau kamuolį, ten, plus 20 žaidžiam, ten spaudžia, žinai, minutę liko, ar ten, sakau, kad tu čia imta kamuolį, mes iš po to krepšio, žinai, iš auto, ten būdavo teisėjų nosį nuspaudė, žinai, ten dar kažką, tai toks, žinai, tipo... Bet šiaip dainiukas gyvai pisės, ten 100 taškų mėgė. 152. Per grajų. 152 taškus įmetė. Aš esu per 2/3 NBA, kai galėdavo jau įsikelt reitingą su Kobe 8-9 esu sumetęs. Bet reikia paminėti vieną gerą dalyką, mes esam atbūbinę Binutį. Krepšinio aikštelė. Gary Paytono renginys buvo. Kur mano geriausi burtai gyvenime. Kur kitas nieko nepadarė, blėt. Bet esam atbūbinę. Jo, finalė, blėt. Ir pirmose, ir finalė. Čiais, tai, blėt, jis laimėjo tada. Lengviausiai uždirbti pinigai buvo. Bet aš tai netikiu šitais burtais, blėt, iki šios dienos. Kad ten tiesiog, tipo, random, tiesiog, blėt, Tyruoja Zenkovas, Navickas, blėt, ir Vaitekūnas vienoje komandai, blėt, visi draugeliai. Taip, bet tai random ir buvo. Kaip gali būti, blėt, Tyruoja tą nikštuką mums duoda. Pašildyti kamaliukai buvo, garantuoju, blėt. O kas traukia burtų šiaip? Paytonas. Paytonas, blėt, Grinevičius šalia šiandien ir žiūrėjo. Kad tikrai. Plauko Grinke lošia? Pats. Ne. Bet šiaip pafiktas renginukas, smagu.
Afteriukas ten vis tiek pasėdėti, žinai, su Peitonu buvo smagu. Jo, Gary Paytono NBA legendai išeinant, jis sako, okay guys, I'm gonna go now. Atsistojam su Tiške, kur gimė, kur auga. Ir tipo jis visą atsiklausė, dainą nieko nesupranta ir sako, that was nice. Kam daugiau sakė? Gitaristų išgeręs. Man šiaip viskas atrodo kaip simulacija streikuojant. Mes taip pat iš M1 išeina iš food cornerio, mes išeinam, tai sako, gerai, šitą atvažiuos Gary Paytonas. NBA Hall of Fame, taip atvaro iš pusiko, iš taip, aš dar turiu video, kai nufilmavo, ir taip, hey, what's up, taip, see you in court. Yeah, see you in court tomorrow, taip, what the fuck. Tai seniai, tai geriausiai, kad ten afterį sėdim, taip, nu, ką, užmaišom gitaristų Peitoną, žinai. Nu, davai, Peitonas gitaristą. Ja, čia jūsų firminis kokteilis. Vodkė, cukrus, citrinų sultis ir mineralinis. Jo, ar visi alkašai geria ir galvoja, kad čia sveikėja gerdami, taip, kad čia vitaminai. Nu, nemirštame. Tikrai nemirštame. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Gyvi, ble, atrodo. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Ne, 7-2, va, ble. Galo. Pažiūrėkit, kaip atrodo, Dainiukui 25 metai, nepasakytum. Tai Dainius, kai gimė, tais pačiais metais Telmužės ąžuolas sodino. Tėvas jo. Tai va, sakau, tai buvo, jau tokių variantų, bet kažkaip tai... Čia Gary Paytonas, irgi, kad žiūrovus gal šiek tiek įvesti, tai kaip buvo tokia, ten akcija buvo, kad atvežė tą Gary Paytoną į Lietuvą. Tai sakė, kažką veš. Jo, kad ten, šiaip ten jie yra, šiaip, kaip pasidomėjau, ten yra tipo su mokesčiais jiems kažkaip, ten tiems visiems, jeigu jie vykdo kažkokias tokias veiklas. Labdaringas. Jo, nu, blėt, pizda labdaringos, sukvietė visus influencerius, tipo, atrodo, kad bėdžius, tipo, kaip Afrikai vaikus. Ne, bet jiems, žinai, tipo, į Lietuvą, kad atvažiuoju. Jo, nu, kad tipo šiaip ten. Ir dar, man atrodo, iš Latvijos gal važiavo. Varė. Gauna lengvatas mokestinės kažkokias, bet aš nežinau, ar dėl to ar ne dėl to, bet ten, aišku, ir atsivežė ten ir sumokėjo pinigų rėmėjų. Bet šiaip surrealu, visiškai. Iš VMI čia kažkokį nuolaidų, kad čia sėdžiu. Seniai tave atrūrins greičiau. Čia greičiau atrūrins. O tu, klausyk, o tipo sūnus tavo irgi lošia kašį, o tu viską krepšinį matęs ir gero, blogo. Norėtum, kad būtų... Jo. Norėtum, kad kažoras? Jo. Čia sunku pasakyti netikriausiai. Jo, tai žinai, tai ta pati Eglė, žinai, buvus krepšininkė, ta prasme, sportui, mes visi iš sporto, tai žinai, ta prasme. Bet... Aišku, žinau, ko reikia atsisakyti, žinai, ką kartais prarandi, bet... Žinai, rizikas. Jo, bet, žinai, ta rizika sen iki 21, jeigu jau nikštukas esi, tai ką ten toliau eiti, žinai, bėgioti, tai eik dirbti kažkokį darbą. Kai būna su visą pagarbą, čia nieko nenori, žinai, ten įžeisti ar dar kažką, tai ten sakau, ten... Tau 28, tu žaidė, nu, ten ar kėlė, ten už 700, nu, tėvai, nu, ta prasme, ką tu darysi vėliau? Jau minimumas daugiau yra, žinai. Nu, ten už štuką 5, ten, žinai, nu, ta prasme, sen, tai... Jo. Nu, jo, bet aš nebūtinai ir tokia atveju pražuva, žinai. Ne, tai viskas vėliau, jo, tai, bet turime, žinai, aš tai tokį norėčiau... Taip atvirai, žinai, galėtų ir su pianinu groti, svarbu, kad pačiam gerai nebūtų. Ne, kad būtų aukščiausios klasės, žinai. Tam seniai tavo mąstymas, kad būtų visur geriausias. Žinai, tavo sūnus, tipo, spaudimą duoda sūnui. Seniai, bet tarptautinio lygio pianistas, va tavo sūnus, baigė operos ir baleto teatrėje groti, atsistoja Dainiukas, bravo, ble! Ne tą natą pataikai, ne į tą natą, aš kalbu, tu groji, ble. Kokia tavo laikysena. Arba, tipo, visi, žinai, su kostiumais, su vakariniam suknelėm sėdi, žinai, ir iš pirmos eilės dūmas rūkta cigariukas. Su lietuvalė menė. Bravo, vėl, ble. Čia mano sūnus. Čia mano sūnus, ei. Vienikštukas, ko neploji. Čia mano sūnus. Jis dar žinai lauko galą, kai būna tą duok dėdį vieną. Į kėdę, ble, teatrą. Čia mano sūnus, ble. Blet, labai gerai, šitą galėtų pereiti vėjas, blet, ant pianino ir čia. Pizdu į tą kašį. Arba šiaip būtų vėjukas chirurgas. Prie palatų. Ką tu darai? Bet šiaip charakteris ne tavo pasi. Nemano, jo, nemano. Ramus vaikas. Ačiū Dievui, ble. Ramus vaikas. Ačiū Dievui. Nes jeigu Rolandas Skaisgirio sūnus Atas, jo, tai jis tėvas yra. Jo, yra. Ten, nu, to prasme... Aišku, dar sunku spręs, bet naglas šiaip vaikas, jo. Bet tai, žinai, Vėjukas irgi, žinai, mes pasišnekam, aišku, skau gaila, ten, kad dabar, žinai, nėra tiek to laiko skirt, žinai, vis tiek.
Bet dar toks, dar nėra tos paauglystės, dar kažkaip... Dar tie metai, kur jam negėdas. Jo, tai už metų bus sakys, bet dabar yra, džiaugiasi pats, džiaugiasi. Nors senis su tavim, tipo, vėjukai, klasiokės ateis šiandien. Bet tu pažiūrėk, tai jo, tipo, hebra, žinai, tipo, ir kažiorai, ir jaunesnių daug, tai jam pačiam turėtų būti įdomu, žinai. Dar irgi, žinai, čia kažkas žiūrėjo iš draugelių varžybą, žinai, atsiuntė ten, kur baudą, žinai, prametė jisai ten, žinai. Aš jam siunčiu, žinai, sakau, bet jaunas, tai sakau, baudas prametė, žinai. O Jezus, vieną pramečiau, žinai. Sakau, girdit, žinai, antrą video čia. Kas šitau siunčia? Kas šitau siunčia, žinai? Sakau, koks tau skirtumas, žinai? Kas šitau siunčia, tipo, žinai? Sakau, koks skirtumas, kol tu nepataikai būdu? Sūnus 12 metų komandžiokus surengia Rubiniai, turim ožį. Ką daro? Ir nepabaigiau, žinai, tai, o ten komentatorius, tipo, žinai, vėjukas meta, vėjukas, žinai, vėjus, sakau, kodėl tai čia vėjukus vadina, sakau, jau, žinai, užaugai. Ką žinau, čia manęs nieks vėjų nevadina, žinai, visi Novickiukų, žinai. Sakau, tada okei. O dar geriausia korkė buvo, čia dabar buvom Serbijoj. Karočią, kašė biški žemesnė, žinai, sakau, dėsiu stopudovai čia, leidė tą kašę, žinai, vieną kartą, žinai, šlapimo kvapas, antrą kartą driūžlė, sakau, kažkaip koja skauda, nuėjau pas mūsų daktariuką vakare, užsidėjau lėktą. Mačiau istoriją. Jo, čia, žinai, pysą, padėjau, mažas skambinį kitą dieną, ką čia darei? Sakau, žinai, tipo, buvau užsidėjęs elektrą, kad koja, žinai, sakau, biški, nesikašę nori dėti. Ką? Į kašę? Taigi tu senas, žinai. Į kokią kašę? Žinai, sakau, bet tu baudų nepataikai, žinai. Eik, tu senas, į kašę įsidėš, žinai. Gerai. Šurpo. Gerai, supratau. Geras. Neidėjai, ne? Neidėjau, pakeitė, blėt, Serbai kašę. Paaukština. Nes buvo, karočią, atvarim buvo, tokia, žinai, pas jos, bet nevargsta, karočią, tokia palinkų, žinai, kaip būdavo. Blė, mes atvarim, tipo, čia, what the fuck. Tipo, viskas čia normaliai, mes tokiai lošiam. Sakom, jeigu jūs lošėt ir mes, žinai, 2 dienos seniai mūsiškiai nieks neprameta. Čiung, žinai, Serbai. Kažką reikia daryti. Nes įdėti neleidžia, nes tokia biškai, žinai, būdavo tokia, metyt, tabalojasi. Tai dažnai pas mus ten Šaras, dariukas ten ant kašės su mariuku užmeta. Ir įkrenta, žinai. Tada kitą dieną senį atvarom, tą jau nurinktą kašę, naują atsuktą, naują pastatytą biškai jau tą. Ir visi iškart į mane. Sako, viskas kaip ir nebedėsi treneriai. Bliat, sakau, iš vakar neįdėjau, šiandien jau nebeįdėsi. O serbai, kaip jų mokykla yra, jie irgi kaip ispanai gal žaidžiant žemesnių pradžių, ne? Jaučiu, kad ne. Nežinau sporto mokyklą, žinok, nežinau. Nesidomu, nes ispanai lošia. Jie žaidžia vis laik su 7 kamuoliu, bet žaidžiant mažesnio kašių. Ir ten, klausiau dabar irgi kaip tik tai podcastėlio, ten dabar ta nauja yra Geo asociacija tėvų, žinai. Na, čia kur padarė Brazdeiką turi. Ne, Brazdeiką, Buzelio, jo, tai yra. Čia su Purliuku. Jo, ir aš tenais esu ten toj asociacijai biškai, ta prasme, žinai, tai sakė, kad ten labai jau įspūdingai tie ispanai, žinai, gaila. Ne, nu tai taip, bet čia logiška, kad tas greitas žaidimas, kad kuo daugiau žaistų, kuo mažiau ten smokimas. Pas musgi, žinai, jau. Nes vis tiek pas mus turi keistis iš savęs, ne? Mūsų krepšinis yra, tai va, per tėvo, blėt, riksmą, va, per Navicko riksmą yra mūsų krepšinis. Ne, visai, turbūt paklausiu, vyko jau dabar turbūt kokius 9 dernius žino ten turbūt. Tai va, kam to reikia? Tu va, pažiūrėjau, be jokių, tipo, tiesiog gatvėje žaisdavai Kašį. Taip. Lygiai tas pats Šiškauskas, geriausias geriausių gynėjų, tipo, Lietuvos per visą istoriją, be Kašio mokyklos. Jeigu vaikas tu iš savęs gauni griežtumą, o žmonės turi tą savybę. Bet čia net apie griežtumą. Aš suprantu, bet, iš dalies, deriniai mūsų ta sistema, jinai ganėtinai griežta. Taip, bet tu supranti, tai tu, kai vyresnis, tai tu išmoksi tą derinį. Dabar ten, žinai, jaunam vaikui ten tos derinius, tai mokink, kad krepšinį geriau žaisti. Ir ko pasiko, žinai, tada žiūri Kašį ir atrodo, iš savęs išeina frazė, o tai jūs bijot mest, kas jums yra. Jo, tai tas pats irgi, žinai, treniruojasi. Ne tik mes tiesiog ant savęs grajų paimti. Jo, tai nes tada, žinai, kad čia turi, čia turiu paduoti, palauk, čia turi laisvesnis, tas laisvas, dar laisvesnė, žinai, tai jo. Mes, tie, kas nesipasuodavo, taip savanaudės kalės būdavo. Niekas nemėgdavo. Benutis, va, tai MVP, va, paličiau prabil, viskas. Nieko, nei kart nesumušęs kalą. Tai sakau, tai jeigu kas nemėsiu, tai kas mes, tai aš atėjau pažaisti krepšinio, tai ką man tai padaryti? Mes kažką buvom pažaisti ir buvom komandai su tavim. Ir tada, kai žaidai, tiesiog užmėtėm visus ir viską laimėjom, tai nieko nepralaimėjom. Ne, tai sakau, tai va, dažnai tas pats nutraukiu mintį, dabar nesiminu, dėl mažo, žinai, irgi sako, patreniruoji mažą, žinai. Sakau, kaip paprašyti, tada patreniruosiu, tai dabar yra treneriai, žinai, tai jeigu treniruoju, aš, pažiūrėjau, ir varžybas neinu, žinai, pats, nežinau savo charakterį, ką tai reikia, žinai, va, nuvariau prie Žalgirį žaidę, kaip tik Kaune buvau, atvariau, žinai, pažiūrėt, mažas prašė, mažas ten iškart, žinai,
Jaudinas, nu. Jo, aišku, žinai, tada treneris rašo irgi, sako, pamatė tą, sako, jo, žinai, sako, iškart ragas. Tai, ir taip, žinai, aš žinau save, aš pradėsiu klykti, žinai, kai vėl, tai, žinai, tai mažas, tegu, žinai, sužaisti yra treneriai, paskui, kai jau mažas paprašys vasarą padirbėti, žinai, arba atvažiuoja pas mus vasarą į stovyklą, jisai, žinai, su vyrais palošti, tai, žinai, tada pasitreniruos, dabar tai galva. Net nežinau, ar gerai šiaip yra. Taip, man rodos, kad geriau tegul tėvas, žinai, turi duoti, nesikiš, žinai. Jo, aš irgi skau, žinai, bet aš kai suprantu, kad vėliau, kai pats paprašys, manęs sakys, davai, eina vasarą padirbėti. Jo, kai jau bus tvirtesnis, čia, žinai, kai jau galėsi. Viskas asmenybė, formuojas, viskas dar, žinai, kiek jam valatai dabar. 12 bus, jo. 12 metų. Aš iš savęs atsimenu. Prasidės alkoholis, mergos, tai žinai, tada jau tėvo reiks. Nu, tada reikia kažkaip nupirkti. Mokyklai, kai lošdavo varžybas, tipo mama arba tėvas sėdė, įmetė ar neįmetė, žinai, atsisakė, pažiūrėt, kaip reaguoja. Nu, to faktas. Tai tu pats irgi žaigi bėgiojęs, mėgėjai lygiai. Tai man kur būdavo, mes atvarom ten 30-mečiai žaidžiam prieš 18-mečius, 19-mečius, sporto mokyklą susirinkę tėvai ir ten, žinai, ką tu mano vaikas stumi? Jo, čia tai iš vis nesąmonė. What the fuck, tu atėjai vyrų lygą, žinai, kur ten... Gėda tiems vaikams. Ką tu čia, jo, tie vaikai, žinai, ten 17 už galvos susėmė, ten atsimenu, žaidėm kažkokį grajų, ten per klyną, persimetė, žinai, persimečiau iš pakrepšių. Ką tu čia darai, dypu, žinai? Pagaidinau vaiką tavo. Jeigu atėjai žais, ne, tai jeigu atėjai žais, tai žaidži, nu. Bet čia, blėt, biškai ir tų tėvų tiesiog nesupratimas. Čia bet kuris normalus tėvas suprastų, kad taip pat turi tiesiog duotam vaikui užsigrūdinti. Neugi tu 30 metų, kai žaisi Maskoliai, važiuosi ir žaisi, ką tu čia darai? Kodėl tą nestumi? Įsivaizduoji dabar Evanso motiną atlėsą. Iš esmės taip inkubatoriaus sąlygom tie vaikai auga. Vis laikas kažkas saugo, vis laikas kažkas prižiūri, bet taip čia visur, čia ne tik aš, taip pat visur. Mokslas, žinai, yra, pavyzdžiui, būdavo tie, kur gerai šūliai mokosi. Aš kai studijavau doktorantūrą truputį, tai mes ten turėdavom pirmo kursus prižiūrėti ir būdavo ten ateina tokie matos, kur gerai mokos mokyklose, kur visą laiką, kur bet ką jie daro, visą laiką jos giria, nes tiesiog, žinai, taip mokyklai taip yra, jeigu tu rodo iniciatyvą, tai jie giria. Ir tada tu kažkiek sukritikuoji, pasakai, kad tu čia, nu, negerai padarė, žinai, ir kad viskas, jie palūšta, jie supyksta, tipo, jie nebemoka priimti kritiką, žinai, toks yra suaugusių žmonių pasaulis. Bet tokie laikai auga, žinai. Bet aš irgi kalbėjom, pamenu, kai Kleiza buvo podcast'e, kalbėjom apie tos laikus, bet iš esmės tai ne tik laikai čia, visais laikais būdavo tokių. Buvo, ir pas mus būdavo, visą laiką. Bet pas mus būdavo mamičiukai, nuvadindavom, žinai, nu, tipo, žinai, čia dabar kažkaip tai, žinai, kažkaip atrodo, kad normalu. Man tai, pažiūrėjau, tiesiog... Sen trauklupė nematė, nu. Bet čia tai, žinai. Ne, nu, bet šiaip žinai. Mes, oba, nusibrozinė, žinai, ir važiuoja. Seniai, kaime trauklapis pas mus gyvybiškai svarbus, nes greitoji, kol davažiuosi iš miesto atsidurti. Gyvybės galime. Dabar tokie laikai, nu, tai ką, žinai, tai tas pats mažas man irgi, žinai, užaugs, gal man žuvį duos, žinai, bet užtad nesinori, ten to irgi cipo triekau, žinai. Nu ką, mes praeitą kartą davom užduotį. Pameni, Pauliau? Paminau. Davom užduotį, kad atsiųstų laiškus. Ir padovanosim bilietų į filmą. Filmą, Pilietinis karas. Čia dainomas, to irgi papasakosim biškį įveskas. Man labai įdomu iš tikrųjų istorija šitas visas. Pilietinis karas yra, ten yra tokias netolima ateitis, kai Amerikoje kyla pilietinis karas, nes atsiskiria ten Teksaso ir Kalifornijos maros valstijos ir ten suirūtė ir ten viskas vyksta. Man patinka tokia. Tai buvo toks filmas, bus kino teatruose, gal jau yra net. Yra, nėra. Duosim bilinis viskas. Kuris nežinom. To jūs žinosim. Nes man va apie antrą pasaulinį, tai priemačkai viską žiūriu aš. Bet čia net nevisai toks. Jo, nuo šiandien realiai rodai. Nu, tai va, šiandien kaip tik tai galėsim pavaryti penktadienis, švogerių dieną. Eisim į kiną, ne? Nu, tai va, šiandien mes eisim į kiną ir mes padovanosim dar bilietų žiūrovams. Mes prašym atsiųsti istorijų. Kokias galėtų apie Lietuvą sukurti tokius. Nu, vat, kad Lietuvoje kyla kažkokie, žinai, neramumai, pilietinis karas, dėl ko, kas su kuo ir panašiai, žinai, nu, nežinau, ten žemaičiai sprendžia užimti Lietuvą. Žiūriu dabar, ką čia, vat, paskaitom. Slabotkę krasnuchą nukalt. Nu, vadovai tu, gal mes tau padovanosime. Nu ką, norim pasveikinti Daivį Novicką. Laimėjai visus 5. Agentį traukė tas burtų, žinai, kur pašildytas kamliukas. Yeah. Nu ką, gerai. Duodu tau šitą skaitą, aš skaityti, taip pat, tu skaitau radinis esi. Mums rašo Jūras. O, Jūračka. Jūračka. Tai aišku, kad regione per mažai problemų. Tai aišku, kad jų reikia patiem dar daugiau susikurti.
Taip ir nutiko vieną kartą, vieną vasaros dieną. Vilniaus pusėn patraukė pikti barzdoti žemaičiai ir jų nelabai simpatiškos žmonos. Iš Skauda pajudėjo atskira motorizuotoji Šaranų ir Galaxy brigada Perkūnas, vadovaujama Rustaus žemaičio Untonio Antano. Čia Zeniko. Aš labai net įsivaizduoju, nes jau buvo per šeimų maršą. Dardėjo autobusai pilni močiučių ir dėdukų, visus juos būdavo galima lengvai atpažinti iš popierinių kepurių, odos spalvos lėmenių ir sandalų. Tai žinoma buvo ir vadovų, kurie ragus pūtė ir kailiais apsitaisė buvo. Nuožmios vyko kovos, daug krito rūšių žemaičių, bet apie visą tai kinosi nuo spalio 2 dienos Pasaulių karas arba kaip Žemaitija galva kėlė. Jūra iškart siunčiam 2 bilietus. Jokinga būtų. Davai, greit, žemaičiai imprešina. Kaip. Aš nemoku, seni, bet man buvo per vestuvės. Ko rauko jį? Tipo ateina, mes atvarėm, žinai, vest vestuvių, tipo didžėjus ten kelia aparatūrą. Ir aš, tipo, jeigu teku norėsis, pasaka man, aš greit nulėk atneštą. Sakau, gerai. A gera? Nu, sakau, jo. Ir, tipo, žiūrėk, jums čia sunkiai gaunas, patein 2 berniuką. Imsime pasidarysim patys. Galite ant pievėlis gulėti. Bet čia žemaitiškai čia. Aš nemoku žemaičių brėžinsi. Aš dažnai, žinau, nes Panevėžy, žinai, gyvenęs, tai žinau, kad viskas gerai, alus pyks, blėt, prie narvelio, susitinkam. Taip, čia žemaitiškai. Ne, čia Panevėžietiškai, ne taip pasakiau. Nes prie narvelio... Atsiprašau, apšė žemaičių už tą imprešimą. Stonkus neklausyk. Supys galvo. Nu, žemaičiai, jie kaip Latvijai panašiai skamba. Nu, šiek tiek. Ble, bet jeigu ten tikrai seniai žemaičiotum, tai pusė nesuprastum net ką kalba. Aš suprantu, mano seneliai, amžinatelis buvo Žemaitijos, tai aš... Aišku, jie nebuvo tokie, kad jau labai tos gilios Žemaitijos, bet aš suprantu. Nes mano, pavyzdžiui, švėjai irgi, nu, tai iš buvę. Nu, aš jau švėjai ten nuo Ventos, žinai, nuo Mažeikių. Uošvis iš vis dar Latvijoje gimęs, senaugė, žinai, tai, bet jie visai nežemaičiuoja. Nu, taip, Mažeikiuose? Nu. Ne Mažeikiuose jie nežemaičiuoja. Nu, tai va, sakau, kažkaip net keista. Ten yra netgi 3 tie rūšį žemaičių, ten pagal šnektą. Tai kurie važiavo čia iš regionų? Visi čia. Skauds. Žinot, kaip skirstama Žemaitija iš tikrųjų yra? Pagal tai, kaip taria žodį duona. Ne, grifų gušta. Varno nagas. Klastanina ir švilpinė. Ne, čia visa Lietuva skirstama. Realiai, Žemaitija yra tasai švilpinė jaučiu. Arba varno nagas. O nebus čia... Panevėžys klastuninas. Aukštaitija klastuninas. O nebus taip, kad dabar neišeisim per žemaičius čia. Žemaičiai pasigaus. Jie nežiūrim, nes nesuprantam. Gerai, dar vieną išrinksim. Šitas žiauriai keistas yra, bet davai, duodu paskaityti. Pažiūrėsiu, čia vis futuristinis šitas. Filmo pavadinimas Vilniaus vingiai Marozo aidas. Aprašymas. Skais geriausias įsidėmė. Lemma kaip... Filme Vilniaus vingiai Marozo aidas žiūrovai yra kviečiami į kelionę per alternatyvios realybės Vilnių, kur miestas yra Europos sostinė, o ne tik Lietuvos širdis. Šiame pasaulio kampelėje gyvenimas tvyro tarp tradicijos ir inovacijos, sukuriant unikalią kultūros ir technologijos simbiozę. Dainiukai, supratai kažką? Ne, noriu sakyti, nemano čia. Pagrindinėje istorijos linijoje matome jaunuolis vadinamus Marozais, kurie priešingai nei mūsų realybėje yra ekologinio judėjimo prieš akiją. Ekologiniai Marozai. Kartus to dyzelio. Skaityk man rastai. Eik, tu seni čia, wow. Jie stilingai rengiasi, nešioja sportinius kostiumus ir važinėja ne ant senamadiškų dyzelinių automobilių, o ant švarios energijos naudojančių Tesla. Marozai čia atlieka svarbų vaidmenį. Jie yra naujos kartos balsas, skatinantis miestiečius gyventi tvariau ir sąmoningiau. Wow, įspūdinga. Va čia futuristinis yra. Vilnius filme atsiskleidžia kaip miestas, kur žalią energiją remiančios technologijos yra visur. Nuo saulės baterijų
ant išorinių, ant pastatų, stogų ir vėjo jėgainių miesto pakraščiuose. Tradicinė lietuviška architektūra susipina su futuristiniais sprendimais, kuriant dinamišką ir žavingą miesto panoramą. Lečia, kaip pažiūrėjo rimtai šitą užduotį. Jau viskas? Ne, palauk. Jeigu kažkam kulinarinis miesto peizažas taip pat yra perpildytas naujovėmis. Vietoje cepelinų ir šaltibarščių Vilniaus vingyje Marozų aidų personažai mėgaujasi šaldytų makufelių. Šaldytų makufelių naujų nacionalinių patiekalų. Tai makufelių mes vadindavom galvą. Kiaulės makufelis. O šaldytas makufelis simbolizuoja šalies pažangą ir inovacijas maisto pramonėje. Šaldytas makufelis. Pala, dar dalyko porą pastraibų. Istorija pasakoja apie šių jaunuolių kelionę per miestą, siekiant ne tik atrasti savo vietą šiame keistame, bet viliojančiame pasaulyje, bet ir keisti pačią aplinką, paskleidžiant Marozų aido vėją. Jie susiduria su iššūkiais ir kliūtimis, bandydami įgyvendinti savo idėjas, bet kartu sukuria naujų draugystės ir bendradarbiavimo ryšių, kurie yra stipresni už bet kokias kliūtis. Vilniaus vingiai Marozų aidas yra ironiškas, bet kartu šiltas žvilgsnis į ateities Vilnių, kur kiekviena detalė atspindi tvarę ir inovatyvę visuomenę. Tai filmas skatinantis mąstyti apie aplinkosaugą, tvarumą ir kartu solidarumą, neprarandant humoro jausmą ir gebėjimą juokauti iš savęs. Nu, čia seniai rimta. Ne, bet Jis atrodo, kad tiesiog teikia europinį projektą. Sakau, jeigu reikia kažkam bakalaurą parašyti. Žinot, kas čia yra? Čia yra, mes padaunosim bilietus Mantui, bet čia yra AI parašytas. Sakai? Aš beveik tikras. Tu prasme, pagal tai sudėlioti sakiniai ir viskas, tu prasme, man taip atrodo. Gali būti. Kad čia parašė dirbtinis intelektas. Gali būti. Broniego nesupratau. Reikės pabandyti, parašyti. Tiesiog, tipo, paparašė bičiukas Vytautas. Galėtume padaryti filmą Černobylio Ignalinoje. Viskas. Net taško neįpis. Dovanojam. Turi ir vienas toks praslys, mūsų tokia sistema yra. Čia pas mus nebus, ne? Čia žinai, kaip tipo ateidavo klasiokės per darbų pamoką, seniai ten iš stiklo, išklijavusios angelo, tu ateidavai seniai su kojų žirklutėm prieš pamoką iš knygos lapos naigiai iškirpęs. 9, vaidekūnas 9. Gerai, dar čia yra tikrai... Šaldytas makufelis. Jis gerai dainis sako, galva makufelis. Galva makufelis. Kiaulės makufelis, jaučiu kiaulės smegenis valgo, tai Marozai tvaras. Kiaulės smegenų šerbetą pisa kokį. Turim dar kažką? Turim, tikrai. Dar bus, tik aš noriu atsižymėti tos, kur... O aš dar... Naudodamas progą norėčiau gal pakviesti visus į Debrecen atvažiuoti, palaikyti. Davai. Bet čia faktas, kad... Bet moteris bus tikrai. Moteris tikrai bus, jo. Tai neįdomu, na. Tai moteris įdomiausia moteris. Tai čia vyks Vengrijoje, Debrecene atranka į olimpinės žaidynės. Jeigu neišeinam iš pirmos Japonijoje, tai bus ir vyrai, bet panas bus tikrai. O kaip galvoji, kaip širdis sako, turit... Jo. Išeisit? Jo. Olimpinės, ne? Šiaip, kad nesvarbu, iš kurios etapų, bet išeisit. Aš kaip laukiu senę atidarimą, tipo Lietuvos delegacija, Dainiukas, Negronis rankoje, cigariukas, 2 Japonės. Ne, tai Paryžiui bus. Dantį įsikandęs vėliau. Paryžiui? 2 krosanai. Bet žinai, kas yra iš vienos pusės. Bet iš vienos pusės biški bijau, nes žinai, pliamučkai į pažadą su įkalę, žinai, o... Vieną prieš tai, kur buvau įkalęs, kai dar turėjom papulti į Europos čempą, žinai, buvo vyrai, moteris Konstantui, buvau prižadėjęs, kad su Nuoga Pempė praeisiu, žinai, per Konstantą. Ir abidvi komandos išėjo, žinai, visi sėdim, sako, tai ką treneri, tai teko į su Nuoga Pempė, žinai, Konstantai Mūniai. Tai dabar ką prižadėjęs, jeigu išeisi Olimpiadą, iš vis gali būti. Taip, bet nereikia žadėtis, kas bus. Davai tu nebebazarinį, Dainiukai, tikrai tiesiog gerai darbą. Ne, tai aš jau dabar jau pasimokęs, Nežadėk, kas bus, kad išeisit, bet gali žadėti, kas bus, kai laimėsit Olimpiadą. Va toks, žinai. Nes tada jau nebus ir pamoina. Tada jo. Nebus ir pamoina. Ten jeigu tik išeisim. Ne, tai žinai, 8 komandos. Pas mus, žinai, Olimpiadai
lengviau laimėti negu išeiti, žinai, nes tik 8. Nu, ten jo, ten tik 8. Nu, Kristijonas, plaukai kažkokie dažyti, matau iš fotkės jau. Markas? Marko brolis Kristijonas Žukauskas. Nežinau, ar jūs pažįstami. Žodžiu, Kristijonas rašo taip, sako, fun fact, bet aš prieš miegą dažnai pagalvoju apie apokalipsės, pilietinio karo scenarijus ir planuoju savo žingsnius, ką reikėtų daryti. Maldės, bičias prieš miegą. Aš tai kažkaip tai prieš miegą apie kitą galvoju, kad nuleis garą. Aš irgi. Gali uždėti tą garsą, kur Pornhubo, kur prasideda. I saw you watching me. Gerai. Mano scenarijus. Vyksta karas Ukrainoje ir Rusija matoma kaip tikrai potenciali grėsmė. Vyksta Seimo svarstymas, kaip turėtumėm finansuoti gynybos biudžetą, tačiau vieno sprendimo nėra, todėl prasideda nesutarimai tarp Vilniaus ir Kauno ir likusias Lietuvos. Vilniečiai su kauniečiais susirenka visą krašto apsaugos turimą ekipuotę, apsišarvoja po kaimiečių pasikesinimo į Kasčiūną Seime nusprendė atsitverti koncertinos likučiais. NATO ir Europos Sąjunga išmeta Lietuvą iš sąjungo, tačiau siunčia stiprias pajėgas prie Suvalkų koridoriaus ir Baltarusijos sienos, taip inicijuodama dar didesnį šalies pasidalinimą. Vilniaus hiparikai jaučiasi saugus, nes yra apsupti NATO pajėgų, patys į konfliktą nesivelia, o tik komentuoja viską Facebook'e ir nulaužinėjo Gargždų Turgelis ir savas kampas grupės. Tik tokia Kristina Phoenix ir panašaus lygio fufeliai kelia propagandą, kad Vilniaus ir Kauno dvipolis yra Landsbergio projektas ir kad to finansavimo mums nereikia. Vilniuje masiškai išbrangsta Benedikto kiaušiniai ir Kasablanka veifukai, dėl ko pradeda aižėti ir dvilypę sąjungą. Gerai, maladės. Bet tai kai yra žmonių, ne maladės. Bet prieš miegą biškai gal sunku paskui. Dėl kaimiečių koncertiną atsitveria sešė. Jam reikia padaloti vien dėl to, kad jis prieš miegą nebegalvoja. Jo, kad pailsėtų žmogus. Čiulas jau tikrai. Prieš miegą, ne. O duše irgi tą patį galvoju? Nu, dainiukai, kas tu yra? Visur tampai? Kodėl tampai? Ai, na gerai. Tai duše praustis reikia? Aš atsimenu, kaime pas mus kaimynai, tipo, pasidarė namie remontas ir dušiai, tipo, įpisa dušas į telefą. Sveikas, gali trukdyti, jo, jokių problemų. Visas išbrinkęs stovi. Šitas, nežinau, reikia šitą paskaityti, ką čia. Paskaityk. Tai tu paskaityk, taip, va čia tu radėjinis esi pas mus. Mes su Dainiuku pažvengsim. Sveiki, prašyte sukurti Lietuvoje vykstantį pilietinį karą, tai va mano fantazijos. 2000, čia net metus, seniai, čia overthinkeris, žiaurus čia. 2033, vadinasi taip. Dar gyvensim. Lietuvoje Gen Beta jau pradeda eiti mokyklą. Mantas Tonkus jau yra Plungės meras. Nida jau apsemta Baltijos jūros, kuri pakilo 25 metrus. Dėl globalinio atšilimo kanapės jau Lietuvoje legalizuotos 4 metus. Lietuvos valstybė yra padalinta į 2 dalis - rytinė ir vakarinė. Kaunas perskeltas per pusę, tiesiai per naujo Žalgirio arenos vidurį, kuri buvo suformuota ant naujos salos dėl vandens pakilimo. Rytinėje Lietuvos dalyje įstatymus leidžia į rytinės pusę diriguoja Seimas, kaip ir prieš 7 metus. Vakarinėje pusėje tvarką palaiko buvusieji influenceriai. Pilietinis karas prasidėjo ir šalis buvo padalinta dėl to, nes 2028 metais įvyko didžiulis greitai išsieskalavęs skandalas tarp Arūno Valinsko ir Karolinos Meskino, kai Arūnas galimai bandė atimti iš Karolinos dukrą dėl jos išnaudojimo socialiniuose tinkluose. Žmonės greitai rinkosi pusės, kilo riaušės, tėvai pykosi su atžalomis dėl to, kurią pusę palaiko. Daugelis jų atsiskyrė. Viskas vyko apie 6 mėnesius, kol buvo nuspręsta, kad šalis bus padalinta į 2 dalis su siena per vidurį. Visai kai buvusi Berlyno siena, seniai primenu dėl to, kad Valinskas su Meskina susipyko. Vakarinėje pusėje dabar gyvena dauguma senesnio amžiaus žmonių, kurie persikėlė iš rytinės pusės, norėdami būti pilietiški ir gyventi taip, kaip ir gyveno anksčiau.
Homoseksualai šioje šalies dalyje yra stipriai baudžiami. Kartais net mirties bausmė. Įdomu, kur Montvydas. Dabar žiūrėkit, pabandykit nežvengti seniai. Gargždai tapo kurortu. Dėl globalinio atšilimo žmonėms uždrausta emigruoti iš vakarinės dalies į kitas šalis, išskyrus Latviją. Skatinamas dauginimasis dėl populiacijos mažėjimo, Šiauliuose yra įrengtas naujas Seimas. Bendradarbiavimas su Latvija yra visų laikų aukštumose, kadangi pas juos ūkis klesti kaip niekada anksčiau. 2032 metais išrinktas vakarinės dalies prezidentas Arvydas Sabonis. Šios Lietuvos dalies regionuose neberasite bulvytės, piroklytės ar belgiškų vaflių su šokoladu. Juos pakeitė marinuotos pjaustytos paprikos indelis su šašlyko gabaliukais ir varškėtis ant pagaliuko su cukrumi. Seni, tu juokauji. Rytinėje pusėje dabar yra pilna naujai pasodintų miškų. Žmonės pasiskirstė gyventi po visą rytinę dalį, nebėra taip suspitę į miestus, kadangi 2026 metais buvo nutiesti greitųjų traukinių bėgiai ir dabar nuo Panevėžio iki Alytaus galima nusigauti vos per 1,5 valandą. Policija šioje dalyje nebeegzistuoja, ją pakeitė dronai robotai, kurie palaiko tvarką. Utena tapo rytinės dalies vakarėlių sostinė, kurioje visada vyksta daug renginių, koncertų ir festivalių. Rytinės dalies tvarką palaiko top 50 rytinės dalies influencerių. Jie leidžia įstatymus, už kurios balsuoja visi rytinės dalies gyventojai telefono programėlėje. Tai jeigu nori patekti į valdžią, tau tiesiog reikia pasikelti followerių socialiniuose tinkluose. Uždraustos visų tipų cigaretės, pasiliko tik žvairys. Uždrausti ir alkoholiniai gėrimai, išskyrus alų, sidrą, vyną, šampaną, likerį ir tekilą. Seni kaip tiksliai, wow. Naujų tradicinių patiekalų tapo cukinijos blineliai su grietinė ir kanapių lapeliais ant viršaus. Rytinėje dalyje anglų kalba paskelbta kaip nacionalinė. Šalia lietuvių. Dėl Lietuvos kilimo stipriai krito ekonomika, ypač rytinėje dalyje, dėl to žmonių vidutinis atlyginimas dabar siekia vos 800 eurų. Bet neilgame ekonomika sparčiai atsistatinėja dėl naujai kuriamų verslų ir naujų darbo vietų. Darbo lygis gerėja, darbo neturi vos 2 procentai gyventojų. Ir paskutinė dalis. Lietuvoje tarp dviejų pusių beveik nebeliko neapykantos, bet šalies lyderiai nusprendė, kad taip gyventi yra geriau nei anksčiau, nors rytinė ir vakarinė pusės vis dar skirtingi kaip diena ir naktis. Per pusės dabar važiuoti galima vieną į kitą. Dabar į kitą pusę gali nuvažiuoti tik tai 1 kartą per mėnesį, max 3 parom. Pasikeisti pusės pažymėjimą dabar galima kas 3 metus, jei nori gyventi kitoje pusėje. Dabar pusės susitinka tik naujoje Žalgirio arenoje palaikyti Žalgirio klubo Eurolygoje. Šį sezoną mes esame 4 turnyrinėje lentelėje su nuostabia komanda, krepšinis vis dar vienyje mūsų šalį. Ačiū, jeigu perskaitėte, geras podcastas. Seni, wow. Čia tai žiauriai. Čia wow. Čia tai žiauriai gerai, šitam bičiukui tikrai. Visi turėjo čia gerai prirūkęs būti. Tokį parašytis viską tiksliai. Įspūdinga, šiaip tikrai. Galima kelis paskaityti, jau išdalinom mes visus tos, bet galim dar kokį vieną. Dar vieną išdalinti. Ble, man tai ištaškė, seniai, Lietuva skilo, nes Valinskas norėjo meskino vaiką atimti. Neišnaudojimo socialinėse tinklose. Taip tiksliai, ble. Gėjai stipriai baudžiami. Ir realiai tipo net neskamba, viskas tipo, kad negalėtų būti. Viskas gana įmanoma. Tik tai gal Žalgirio arena per pusę skiriasi. Ir visi susitinka palakiai. Draudžiama Kasablanka veipukais. Gerų prisintė. Pilietinis karas. Vilnius prieš Alytų. Tarzanas šiaip politiškis, bet dabar daug laiko leidžia Vilniuje. Vilniaus bandymas perimti į savo pusę sukelia nepasitenkinimą iš Alytų. Toks laiškas. Tegu lieka tik to Alytų. Manau, būtų įdomus Lietuvos filmas apie tai, kad Latvija ir Lietuva norėtų susijungti vieną valstybę, tačiau kiltų konfliktas dėl vienos kalbos, vėliavos, herbo ir Jungle Kingas surengta 3-3, Lauris Reinikis, Porzingis. Daugiau Latvijų žinomų nėra. Tai Max atiduotume vis tiek Visagine gyvena. Ir nebekalba lietuviškai. O iš lietuvių pačiuptume Paltuką, Tarzaną ir kokį Maibachą, kad lygus priešas Porzingai būtų. Tai užlaižytų tas pimpolo kombinzonus.
Blet, davai, šitą paskaityk. Blet, sorry, kad nebeturim bilietų, bet... Yra fantazijos, ne? Ne, malonės, šaikai. Blet, aš negaliu. Man jau dabar juokinga, iš jūsų. Nu, klausykit. Kažkokiu stebuklingu būdu Katleris perpisa Stonkaus marmuzę ir jie susipyksta. Visas Žemaitijos kraštas stoja į Stonkaus pusę ir pradeda šiurpinti Katlerį. Panevėžys ir visa Aukštaitija gina pastarai. Likusieji 3 regionai prisijungia į konfliktą, nes neturi ką veikti, nes kaimai yra vis tiek. Viskas perina iki kovinio konflikto. Jau pamiršę, dėl ko kovoja, nes kaimai vis tiek diena iš dienos kapoja vieni kitus kirviais be gailesčio. Per teliką nebeina žinias, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę sukasi farai su tiesioginė transliacija TikTok'e. Visas pasaulis žiūri, rusas bijo. Toliau spoilint nenori, nes galimai apie tai knygą parašysiu. Spoiler alert. Žemaičiai laimės, nes užsispyrė ar kaip ten ir kažkada jungia vikingus. Tai liko genuose. Aš ne iš Žemaitijos. Tai nebetvagiu. Jo, ir su praėjusiam šventėm, su praėjusiam Velykom ir linkėjimai normaliems prisegu savo mėgstamiausią demotivaciją. Gal joje kažkas pamatys save ir susimastys. Pasižiūrėk, Demotivacija, pana dažasi prie veidrodžio ir yra parašyta geriausi dažai kiaušiniams yra lūpdažiai. Gal kažkas pamastys save ir susimastys. Seniai, bet prasideda laiškas kažkokiu stebuklingu būdu Katleris perpisa Stonkaus marmuzę. Tai prasideda. Laiškų tai žiaurų, blika. Gerą temą užkabinu. Net aš tada spaudžiau. Nes kaimai vis tiek. Oi, ką, žinau, labai gerai pažvengiam. Dar buvo vienas laiškas, bet šiek tiek rimtesnis. Uždarom rimtesnę temą? Uždarom. Davai, pasijuokėm. Jo, ir Dainiukai, ir tu gal čia patarimų turės, nes rašo jaunas žmogus. Kad aš nekariavęs. Bet čia ne apie karą. Ne apie karą. Sveiki, neseniai pradėjau žiūrėti jūsų keliamą turinį, labai patinka ir smagu pažiūrėti, net kai bloga nuotaika, esat labai šaunus. Žiūrėjau jūsų video, kur pasakojate apie narkotikus ir taip toliau. Čia senesnius podcastus žiūrėjau, dar iš praeitų metų jaučiu. Ir tai, kad jei nenorime ir bijome kalbėti su artimais, galima rašyti jums. Jau ilgą laiką noriu pakalbėti su kažkuo iš suaugusiųjų, bet esu iš tų žmonių, kurie nelabai mėgsta atsiverti ar apkrauti kitus savo bėdomis ir labai nenoriu, kad sužinotų mano artimieji, nes jie nusiviltų manimi. Bet šį kartą noriu perlipti per save ir paprašyti pagalbos. Man yra 16 metų, manau, pati bijau pripažinti, bet esu priklausoma nuo garinimo, rūkimo elektroninės cigaretės. Noriu mesti, bandžiau, bet nepavyksta, nes visi aplink mane tai daro ir tas labai trikdo. Gal turite kokių patarimų? Esu pastebėjus, kad tai darau tada, kai patiriu stresą ar nerimą. Esu ir save žalojus dėl streso, nerimo, psichologinio skausmo, patyčių, bet su tuo kažkaip po truputį susitvarkau. Ar jums yra tai buvę, kad atrodo, jog net geriausi draugai pradeda nuo jūsų nusisukti ir kad jūs juos nervinate, kai būnate šalia? Atsiprašau, jei sukėliau nepatogumo ar sutrikdžiau. Gero jums, kad ir koks dabar paros laikas, nenustakite siekti to, kad trokštate ir taip, žodžiu. Ja, okay. Tai esmė, kad mergina jau narašo. Lema, 16 metų. 16 metų. Rimtas paauglystės etapas. Tas toks etapas. Ir gal aš noriu pradėti nuo to klausimo, kad ar mums yra buvę, man asmeniškai tikrai yra buvę tokių dalykų, kur atrodo, kad tu nėra su ko, žinai, šnekėtis. Ir kad ir atrodo, kad net ir su draugais, kai būni, kad kažkoks... Ir tai yra normalu, žinai, visi savo gyvenimus. Ja, man, nežinau, pavyzdžiui, mano atveju, su kuo pašnekėti yra, bet... Aš iš savęs pats mėgstu spręsti savo dalykus, žinai. Kad ir jeigu tau tikrai labai blogai, tai gal tu kažkam parašysi, bet labai retas atvejis. Aš mėgstu ir kai labai gerai, ir labai blogai, ir džiaugtis labiausiai su savimi mėgstu. Nes man viskas atrodo, ką aš pasakysiu kitiems, atrodys kaip pagiros. Lygiai taip pat, kai tau blogai, man irgi patinka pačiam savo atsakinėti klausimus, nes čia mano durnas įstikinimas, kad pokalbis tau galų gale finaliniai stadijai vis tiek nepadės, nes tu tą sprendimą pats darysi.
Jo, čia tas tiesa, bet yra padeda gal šiek tiek nusimes naktį dainų, manai. Matau, aš matai irgi, kaip Pauliukas, aš matai irgi skau vienas visą laiką būdavau, žinai, ta prasme ir vaikystėje, ir paauglystėje, kažkaip mano laikais kažkaip net nebuvo, aš matai visą laiką, kiek be būdavau, kažkur visą laiką lyderiaudavau. Nu, ta prasme, kad bet kurioj ar kompanija, ar kažkur tai kažkaip tai dėmesio norėjai to tokio visą. Nu, kažkaip man savaime gaudosi. Kažkaip to dėmesio ne, bet man kažkaip tai gaudosi visą laiką. Ar su vyresniais, ar dar kažkur, tai ar su bandytais, ar su policininkais, vienam to pačiam stalo, aš visą laiką buvau, nu, man nebuvo dėl tų tokių problemų. Ir aš irgi, kaip Paulius sako, aš irgi visą laiką vienas sprendžiau tas problemas, nes pats turi priimti sprendimą. Taip. Bet dabar, ko tolyn irgi, žinai, nuskau 16 sunkus amžius, pats tas, kuris toksai, žinai, tam keli dar tu nežinai, tau gal netgi, gal nėra tų patyčių dar tokių, kaip, žinai, nu, bet tau taip atrodo, gal dar, nu, dar nu, tai čia, jos yra tos, bet lokalios tokios, nes aš kaip vis laik mėgstu sakyti, kad suaugusių žmonių ten pasaulio tos patyčios daug šlikštesnės. Nes kažkaip kitaip. Nes čia tiesiog, ten, žinai, mokyklai bent jau būdavo, kad pasako kažkas kažką, ir aišku, tu pergyveni dėl to, nes ten ir hormonų visi tie dalykai, ir brendimai, ir ten, ir tu imi galvą ten, ar dėl išvaizdos, ar dėl kažko. Nu, bet jos tokios tiesiog, pasakė ir viskas. Kūdas storas. Kūdas storas, atškarikas, ryžas, ten, žinai, taip. Lopas. Aš tai jai du dalykus šiaip norėčiau pasakyti. Tai pirmas dalykas, nėra gerai taip, kaip mes turbūt su dainėm, žinai, sprendžiam tas problemas. Nėra jo. Tai tikrai nėra geras kelias ir nebuvo opcijų. Ir jį rašo, žinai, kad aš, žinai, neturiu su kuo pasikalbėti, nes bijau, žinai, nėra visiškai jokios priežasties, žinai, tiesiog labai gerai, kaip tu dabar kovoji su savim, tu taip pat labai gerai pagalvok, su kuo tu norėtum pasikalbėti. Nes tikrai ir kitas dalykas, tau yra 16 metų ir tu tik tai su tėvais spręsk tas problemas. Tikrai nenusivils savį. Jie tikrai nenusivils. Jiems bus lengviau, kad jie sužino ne iš kažko. Ir kitas dalykas, tu pamatysi, kokį tu ryšį su tėvais sukursi. Taip, šitą aš irgi skau, tikrai tėvai nei pasmerks, nei ten nusivils, nei nieko, dar bus geriau ir jiems bus geriau, nežinos tavo problemą. Nes kokie be būtų tėvai, jie irgi buvo tose pačiose situacijose. Ir niekada negalvo, kad visiems nenoriu kažkam užkrauti ir visiems bus neįdomu. Patikėk įdomu. Tu tik kalbėk. Nereikia bijoti, kalbėtis labai svarbu yra ir dalintis. Ir vien tai, kad šitą laišką parašiai. Jau pirmas žingsnis. Čia yra labai nemažai ir dabar manau, kad kai mes aptarinėjom ir pasakom, kad tai yra visiškai normalu, kad tai nėra jokia būsnė, dėl kurio reiktų gėdytis anaip tol, ir kad visi absoliučiai, koks bebūtų žmogus, jis yra tą praėjęs. Ir Dainius, kuris, kaip sako, būdavo lyderis visur ir taip toliau esu tikras, kad vis tiek būdavo momentų, kai ir abejodavai. Taip, tai jie būdavo ir pavergdavai irgi vienas. Taip, bet tai čia yra... Nu, kaip, žinai, nežinau, ar normalu, bet, nu, tapšnis, mes visi išgyvenam, absoliučiai normalu, nereikia to gėdėti. Blogiausia yra, kai tu pradedi abejot, ir bijot. Ir tau su amžium tuo daugiau to abejonių ir bus. Tau tik 16 metų. Tau visas gyvenimas prieš akis. Tai, kad garina tas elektrinės cigaretės, čia nėra pasaulio pabaiga. Tai visų pirma, nebus kažkokia staigmena tavo tėvams. Tikrai. Nes kaip šnekėjom, irgi, vėjukas irgi, žinai, kažkada vis tiek reikės pasakyti, vis tiek kažką pabandys. Reikės pasakyti, ar dar ką pašnekėti, tai mano sūnus irgi bijos. Dainius sakys, nerūkyk to elektroninį, imk normalią. Jeigu jau, žinai, rūkai, tai rūkyk normalią. Ir dabar pakelį prie manęs. Kad daugiau nebenorėtum, kad apsiremtum, daugiau nebenorėtum. Žinai, kur yra, tipo, yra krepšinį 3 sekundžių taisyklė, yra ir tipo gyvenime su tokiais dalykais, tipo 3 sekundės drąsos, tipo, vat, išgirsi, ką mes tau dabar sakom, dabar pat, vat, tipo, sustabdai, pasisodini tėvus ir pasikalbat. Ir tikrai nieko. Aš žinau, iš tikrųjų, aš puikiai suprantu tą merginą, kuri rašo, nes aš pats niekada, man žiauriai sunku, man realiai visą gyvenimą buvo taip, kad man žmogus sutiktam gatvėj lengviau pasakyti yra viską apie save, taip, ir mano visas nerimus, negu pačiam artimiausiam. Nes 100%. Kaip ir rašo, kad ir nuvilti, ir kaip žiūrės. O man atvirkščiai, aš kai neturėjau kam, tai aš kalbėdavau su draugais labiausiai. Tai man draugams irgi, pavyzdžiui, draugams yra nesunku, aš draugais galiu būti atviras, bet jeigu kalbu apie šeimą, ten, žinai, pavyzdžiui, tėvai ir antra pusė, jeigu turi. Bijo nuvilti, tikrai nenuvilsi, kalbėk drąsiai, aš manau, kad jie didžiuosis, ta prasme, jie džiaugsis, kad tu jiems pasakai, kad tu jais pasitikė, tai bus labai didžiulis. Ir tu, kai tipo jau mesi ir pradėsi tą daryti, ir tu vis tiek pradžioj turbūt skaičiuosi tą laiką, ir tu karts nuo karto rašyk tos laiškus, mes paskaitysim. Parašyk, aišku, tikrai. Mes būsim liudininkai to, kad, žinai, atsisakei šito šūdo. Tai... Mes būsim liudininkai ir mes labai
Tikimės ir kad taip ir padarysi. Ir tau Markas kokią 8 eurų perves gal. Markas iš vis ten. Ne, tai Markas dabar jau bum. Bet aš vis nesprantu, kodėl aš nikštukas čia tarp... Ne, tik kodėl toks mažas? Pirmą kartą toks mažas. Pafi, kartais reikia pavaryti. Metai. Tai va, sakau, tikėk jo savim, į priekį pasikalbėk ir bus viskas gerai. Gyvenimas gražus. Kokią demotivaciją Pauliu rekomenduotum? Gerai, pabaigai dabar. Tik tai be bučkių. Lūpdažių. Pavyzdys išgooglinti. Tau reikia temą pasakyti. Blet, jo, aš irgi toj paguglinsiu seniai pisi, tikrai gerą. Tema, demotivacija. Jūs savo protų tą rekomenduokite ne telefonais, to intelektą dirbtinį kals ir... Čia gera pastaba priemu ją, bet žinok, demotivacijos turi atsakymą visam. Lapšė nepriemu. Tai aš norėčiau pasakyti, kad drąsa, kai gali išklausyti dainą, kuri primena tai, ką bijai prisiminti. Aš norėčiau pasakyti, fotkė meškiukas pilkam fone kampe. Tai aš norėčiau pasakyti, kai tu kalbi ir tavęs niekas negirdi, pradėk šaukt. O, čia, užtat mane visi girdi. Dainiukas. Gerai, ačiū labai Dainiau, ačiū žiūrovams, ačiū, kad žiūrėjo. Jo, ir turėsi pinigų skambik irgi. Markai. Kai turėsi pinigų paskambik. Ir Marko linkėjimai, Markas grįš jau greitai, jis dabar Londone, ne? Jo. Gerai, viskas. Ačiū. Davai.